Kągi, eilinį kartą labas vakaras, malonu Jūs matyti, keista, bet Jūsų labai mažai, nežinau kas nutiko, nežinau kas pasidarė, kodėl tiek mažai. Gal kokią šventę pražiopsojau ar dar ką nors, neįsivaizduoju. Žodžiu, nesvarbu, svarbu, kad esate, svarbu, net jeigu mūsų nedaug šiandieną, tai iš tikrųjų, kaip aš mėgstu sakyti, kartais su keliais žmonėmis, bet labai rimtais, gali nuveikti žymiai daugiau negu su didelė komanda, kurie nieko neveikia, nieko nedaro, ieško pasiteisinimų, ieško progų nusimuilinti, ieško kažko ir taip toliau. Žodžiu, Jūs esat ir fantastika. Kągi, šiandien mes turim naujokų vakarą, kitaip tariant vakarą naujokams. Mes čia visą laiką esam pasiskirstę dienomis, vienos dienos, vieni vakarai, kitaip tariant, vieni vakarai skiriami būtent naujiems žmonėms, tiems, kurie pirmą kartą, arba tiems, kurie antrą ar trečią kartą. Visas dėmesys naujokams, visas dėmesys jums, kurie dar tik tai arba nieko nežinot, ar dar tik pradedat kažką žinot. Kągi, sveiki atvykę ir dažnai uždedu pažiūrėti tokių video apie sportą, kodėl sportas, prie ko čia sportas. Mes juk apie verslą susirinkom pakalbėti, prie ko čia sportas. Iš tikrųjų, tai matau labai didžiulį ryšį tarp sporto ir tarp verslo. Kalbu apie verslą, ne apie darbą. Ir pagalvokit patys, kokios minios žmonių mėgina kažką trupučiuką sportuoti, bet tiesiog pritrūko pasiryžimo, ryžto, pritrūko valios, pritrūko kantrybės, nežinau, ko dar pritrūko, bet tikrai kažko pritrūko ir paprasčiausiai metė, pabuvo, pamėgino, metė. Ir tik vienetai iš tikrųjų pasiekė tikras aukštumas, vienetai. Kiek jiems tai kainavo, manau, kad ne vienas iš mūsų net įsivaizduoti negalim. Tai darbas diena dienoj, valandas, prakaituojant, atimant savo laiką iš kitų dalykų, viską sukoncentruoja tik ten. Tada šitie žmonės, kurie sugeba šitaip skirti savo laiką, energiją, jie pasiekia labai daug. Bet žinot, lygiai tą patį matau versle. Jokio skirtumo. Daug ateina, nepatikėjau, neturėjau laiko. Šiandien grupėje vienas sakė, aš neturiu laiko net peržiūrėt video, kai tuo tarpu Facebook'e sėdi jau keletą valandų. Pasiteisinimai, kokie mes meniški, išradingi ir gabūs ieškodami pasiteisinimų. Negalėjau, neturėjau laiko, neįdomu, mažai, nepatikėjo manim, tas, kitas. Gabūs ir meniški pasiteisinimai, bet esmė tame, kad iš tikrųjų yra du dalykai šiame gyvenime ir aš labai noriu, kad jau nuo pat pirmos dienos, dar nežinodami apie, galbūt yra žmonių, kurie dar nežino apie verslą, bet jau žinotumėt, kaip reikia jį žiūrėti. Be abejo, šiandien išgirsit ir apie verslą. Tai yra, du dalykai yra šioje žemėje, yra šiame gyvenime. Kiekvienas iš mūsų sutinkam du dalykus ir kiekvienas iš mūsų privalom pasirinkti vieną iš jų, nes šitie du dalykai, apie kuriuos aš dabar kalbu, kartu būti niekada negali, niekada. Lygiai taip, kaip negali būti moteris tuo pat metu ir nėščia, ir nenėščia. Lygiai taip pat du dalykai, kurie niekada gyvenime kartu nebūna, tai yra rezultatai ir pasiteisinimai. Esi gabus pasiteisinimam, man atrodo, fantastika. Bet neturi teisės ieškoti rezultatų. Tu pats jų atsisakai, pasirinkdamas pasiteisinimus. Ir pasiteisinimus ne man, pats savo ir bet kam. Ne iš savęs, ne iš savo aplinkos. Negali priimti
pasiteisinimų, jeigu nori rezultatų. Bet jeigu renkiesi rezultatus, užmiršk pasiteisinimus visiems laikams. Paprasčiausiai juos užmiršk. Nes, kaip jau sakiau, moteris tuo pat metu negali ir lauktis, ir nesilaukti. Taigi, tikiuosi, kad čia atėjom visi, čia susirinkom visi dėl rezultatų, dėl to, kad jų norim. Norėt mes norim daug. Norėt iš tikrųjų visi, ko gero, nori rezultatų. Tik tai užduokit savo klausimą. Ir kiek aš savęs galiu įdėti, kad turėt tai, ko noriu. Aš galbūt nekalbu, kol kas dar nekalbu apie kompaniją, kol kas nekalbu apie konkretų pasiūlymą. Be abejo, aš paliesiu ir tai būtinai, be jokios abejonės, nes dėl to susirinkom. Bet aš noriu, kad jūs prieš sužinodami apie kompaniją ir prieš išgirsdami šitą pasiūlymą, kad dar vieną kartą pagalvotumėt, kur mes esam, kokiu laiku, kokiais laikais gyvenam, ką mes turime aplinkui save ir kur iš tikrųjų į ką reikia sutelkti visą dėmesį. Ir žinau, kad žinot, kaip gyvenat kiekvienas iš jūsų, bet kartais ta kasdienybė taip užgožia mums akis, kad net nematom, kaip mes gyvenam. Ir čia kažkas man rašė, ko gero matėt visi, ar ne, kai pradėjom žiūrėti pirmąjį video, rašė, kaip saldu nepanašu į tiesą. Ir kasgi čia saldaus? O jūs pats bent sportuojat? Arba pats bent darot verslą, kad drįstat sakyti, kad saldu? Ir tie, kurie jau senbuviai čia šiandien šitoj salėje, kažin, jeigu jūs jų paklaustumėt, ar čia labai saldu buvo, ar labai lengva, ar labai paprasta, ar tik tiesiog nusispjaut, kaip pažaist čia galima. Kažin, ar su jumis sutiktų nors vienas iš senbuvių, nors vienas iš dirbančių. Iš tikrųjų galima pasiekti viską. Viską, ko tik galite įsivaizduoti. Bet priklauso nuo to, kiek savęs į tai įdėsit. Kiek kiekvienas iš jūsų esat pasiryžę paaukoti savo laiko, kantrybės, darbo, ryžto, veiklos, atimt laiką iš kitų savo veiklų ar poilsio, kad pasiektų to, ko iš tikrųjų galbūt šiandien net neišdrįstat pasvajoti. Ar esat pasiryžę šitam? Jeigu esat pasiryžę, tai siūlau labai rimtai paklausyti ir neklausyti taip, kai nekurie kartais klauso. Aha, girdžiu, kad jinai ten kažką sako ir ką prieš galėčiau surasti. O tiesiog klausyti, semti informaciją ir analizuoti. Nes niekas čia jūsų nuskriaust nesusirinko. Taigi, šiandieną kalbėsime apie kompaniją, kuri vadinasi Libertachija. Ir vienareikšmiškai žinau, kad žmonės, kurie girdi pirmą kartą, praktiškai supranta tik mažą dalelytę, kadangi vis tik tai sistema yra, sistema pakankamai sudėtinga, sistemoje daug visokių niuansų ir detalių ir šiandien iš vis net ir labai norint neįmanoma paliesti visų niuansų ir detalių. Ir žinant, kad naujokams paprasčiausiai daug kas tiesiog nelieka atminti iš pirmo karto, aš pamėginsiu nesigilinti į visas smulkmenas, pamėginsiu tik tai, kad bendrai suprastumėt. Nes iš tikrųjų mes kodėl rašomės kontraktą, kodėl pradedam veikti, ne todėl, kad iš pirmo karto supratom iki paskutinės smulkmenos, mums net nepapasakoja iki paskutinės smulkmenos. Tiesiog tam laiko neužtenka ir žmogaus smegenys tiek ilgai nepriima informacijos. Bet paprasčiausiai pajutom, pamatėm ir pajutom, man šito reikia. Pagaliau man šito reikia, aš tai darysiu. Ir todėl aš noriu taip pakankamai trumpai, jeigu tik man pavyks, nes turiu visą laiką didelę bėdą su trumpu papasakojimu, norisi papasako daug visą laiką. Pamėginsiu trumpai papasakoti apie kompaniją, kuri vadinasi Libertachija, kuri yra jaunutė, kaip sakau, naujagimis. Tai yra kompanija, kuri gimusi tik prieš 1 metus. Tarptautinė kompanija, kuri per pirmus savo gyvenimo metus
padarė didžiulius, gigantiškus žingsnius, padarė dalykus, kurių istorijoje nėra net panašių nutikę. Kompanija, kuri per pirmus metus savo pradėjo darbą 150 valstybių. Kompanija, kuri per pirmus metus jau šiai dienai turi praktiškai 2,5 milijono žmonių pradėjusių savo verslą su ja. Tai yra skaičiai, kurie šokiruoja bet kurį tinklinio marketingo žinovą. Tai iš tikrųjų didžiuliai skaičiai, didžiuliai rezultatai, galingi rezultatai. Ir vienareikšmiškai tada iš karto automatiškai kyla klausimas, tai kodėl jinai taip padarė, ką jinai turi tokio kitokio, ką jinai čia tokio turi ypatingo, kad jinai galėjo šitaip nuveikti, šitaip padaryti, ar ne. Ir pamėginsim šiandien šitą temą šiek tiek palies, galbūt ką nors pamėginsim suprasti, ar ne. Tai yra kompanija, kuri, kaip jau sakiau, pradėjo tik prieš metukus. Kompanija, kuri prieš pradėdama darbą surinko komandą žmonių, specialistų, įvairaus tipo specialistų ir labai stipriai 13 mėnesių nagrinėjo rinką, nagrinėjo kitų kompanijų darbą, žiūrėjo, kame problemos, žiūrėjo, kodėl kitos išgyvena, kodėl neišgyvena, žiūrėjo, kodėl bankrutuoja ar kodėl kybo ant bankroto ribos, žiūrėjo, kas gerai, kas blogai, kur buvo klaidos, kaip tų klaidų išvengti ir taip toliau. Pradėjo veiklą analizuodami aplinką. Ir padarė didžiulę analizę, kas veikia, kas neveikia, kas gerai, kas blogai. Nusprendė pasirinkti 3 gigantiškas industrijas, tai yra informatikos, reklamos ir tinklinio marketingo industrijas, kurios iš tikrųjų kiekviena atskirai yra pačios jau savaime didelės, galingos, sukančios didžiulius pinigus ir visos 3 augančios. Nėra nusistovėjusios, nėra jau suakmenėjusios, yra industrijos, kurios įgyja pagreitį, kurios kaskart vis labiau reikalingos. Ir aišku, gali žmogus pagalvoti, o Dieve, informatika, nesu informatikas, nieko negaliu aš toj srityje, nežinau, nemoku, aš prieinu prie kompiuterio, ten žinau, kaip man laikraščius pasiskaityti, žinau, kaip į Facebooką nueiti arba kokią muziką paklausyti ir tiek žinių, daugiau negaliu. Kita industrija reklamos irgi kur nemoku aš ten tų visų niuansų, nemoku naudotis, taip toliau. Žodžiu, siaubingos industrijos, nieko apie tai nežinau. Tinklinis marketingas yra žmonių, kurie žino, daug metų praleido užsiimdami tinklinio marketingu, bet kiti galbūt apskritai, o kas čia per galas, gal informatiką suprantu, reklamą suprantu, tinklinis marketingas, kas čia toks per žvėriukas, kaip čia jis, kaip su juo reikia elgtis. Žodžiu, atrodo, gali būti žmonės pasimetę, tačiau iš tikrųjų kompanija taip sugebėjo sukurti mūsų darbo planą, kad jis prieinamas kiekvienam. Prieinamas tam, kuris nenusimano informatikoje, kuris nemoka kurti reklamų ir kuris nieko nežino apie tinklinį marketingą, prieinamas net šitiems žmonėms. Tik tai, kaip sakiau iš pat pradžių, neapsakomai svarbu, kad tu iš tikrųjų norėtum. Kad tu iš tikrųjų būtum pasiryžęs kažką paaukoti, šiuo atveju laiką, darbą, ryžtą, energiją, kad kažką pasiektum savo gyvenime. Ir jeigu jau kalbam apie verslą, apie savo verslą, o šita kompanija Libertachija mums suteikia galimybę susikurti kiekvienam iš mūsų savo nuosavą verslą, kuris parduodamas, kuris paveldimas, arba padovanojamas, arba kaip norit, tai savaime suprantama, kad jeigu kalbam apie verslą, labai dažnai žmogui automatiškai asocijuojasi kitas žodis – investicija. Tačiau šita kompanija, suprasdama aplinkybės, suprasdama situaciją, kokioje praktiškai visas pasaulis gyvena, suteikia mums galimybę susikurti savo verslą neinvestuojant. Ir tai buvo vienas iš rodiklių, dėl ko kompanija iš tikrųjų taip stipriai
pabėgo į priekį, nes net jos pačios planais buvo planuota per pirmus gyvenimo metus sukurti tinklą iš 200 000 narių. Šiandieną mes turim vos ne 2,5 milijono vietoj 200 000. Taigi viena iš tokių priežasčių, rimtų priežasčių, tai buvo, kad iš tikrųjų žmonės ištroškia galimybių, žmonės ištroškia realių galimybių, kurią pasiėmęs į rankas gali sukurti savo gyvenimą, gali sukurti savo verslą, gali sukurti savo ateitį ir pagaliau tapti laisvu žmogum pasirinkimuose. Ir kai sakau laisvu, kalbu apie tikrą laisvę. Veikt, ką noriu, veikt, kada noriu, veikt tai, kas man patinka, savo laiką leisti dalykam, kurie man patinka ir jaustis visiškai laisvu žmogum. Ir kokiusgi darbo planus mums siūlo šitą kompaniją. Ir vėlgi siūlo, neverčia, du skirtingi dalykai. Ji mums duoda įvairiausių galimybių, duoda įvairiausius variantus, bet galutinis žodis mūsų. 3 variantai. Pardavimų vadybininkas, reklama internete ir komandos kūrimas. Ir dabar labai trumpai pakalbėsim apie visus 3. Pirmiausiai liesiu pardavimų vadybininką, o paskui paliesiu reklamą ir komandą kartu. Taigi, jeigu jau kalbam apie pardavimų vadybininką, vienareikšmiškai yra produktai. Be produktų, kągi pardavinėsi, ar ne? Produktai arba paslaugos. Taigi, pats pirmasis mūsų produktas, kuris vadinasi LiveBX, tai yra debesėlis, mes jį vadinam debesėliu, o iš tikrųjų tai yra erdvė serveryje. Mūsų, kiekvieno iš mūsų privati erdvė serveryje. Į tą erdvę, į tą internetinę erdvę mes galim tiesiog susikelt savo muziką, nuotraukus, įvairius archyvus iš kompiuterio. Tai labai patogu, aplengvina kompiuterio darbą ir vienareikšmiškai patogu mums, nes net neturėdami savo kompiuterio po ranka, mes galim pasiekti savo archyvus, savo muziką, savo nuotraukas arba savo dokumentus. Šitas beje produktas mums dovanojamas, tai yra mums suteikiamas nemokamai. Sekantis mūsų produktas Clickmaster, tai yra produktas, galima sakyti, produktas žvaigždė, tai yra produktas, kuris iš tikrųjų turi didžiulę paklausą, tai yra produktas, kuris arba paslauga, kuri efektyviai kelia įmonių reitingus. Tai yra jis aktualus šitas mūsų Clickmaster visom įmonėm ar žmonėm, kurie kažką nori reklamuoti internete. Nes ką tu be reklamuotum, kokį tu puslapį besukurtum, ką tu be pardavinėtum, kokias tu be pardavinėtum paslaugas ar prekes, kiekvienam iš mūsų, kiekvienam iš verslininkų rūpi, kad jų reklamuojamas puslapis pakliūtų į pirmą Google ieškiklio puslapį. Nes klientai savo produktus ar paslaugas nusiperka, 80% nusiperka pirmam puslapį. 20 nueina į antrą, o vis toliau į 5, 10, 20, tai nieks ten neužkliūna. Pagalvokit jūs patys, aš manau, kad jūs patys, jeigu ieškojot kažką tai pirkti internete, vargu ar nusipirkot kas nors iš jūsų kokį nors produktą, nuėjęs į 20 Google ieškiklio puslapį, abejoju. Taigi Clickmaster ką daro, tai kelia įmonių reitingus ir keliant įmonių reitingus, įmonių puslapiai atsikliūna pirmam Google ieškiklio puslapyje. Tai yra svarbu, nes būtent nuo šito priklauso, ar įmonė sugebės parduoti savo produktus ir prekes ir paslaugas. Sekantis produktas GeoGift, nesustosiu ilgai, nes čia labai viskas aišku ir paprasta, tiesiog mūsų loterija, mūsų vidinė kompanijos loterija, kuri veikia visame pasaulyje ir kur galima išlošti pradedant namais, baigiant žaidimais, kelionėm, televizoriais ir taip toliau. Sekantis produktas EasyBar puslapiukas, tai puslapiukas tiesiog net ne produktas, o paslauga. Tiesiog mūsų vidinis puslapiukas, kuriame visi galim parduoti ir pirkti daiktus iš antrų rankų, tai yra galbūt kažkas turim namuose kažko nereikalingo, mums tiesiog galim
puikiausiai atsikratyti nereikalingais daiktais ir nusipirkti vietoj jų kažką įdomesnio, kažką naudingesnio. Ateina mūsų e-commerce, kurio mes nuotraukytės dar neturim. E-commerce tai bus vėlgi mūsų vidinis puslapiukas, kuriame kompanija pardavinės 20 000 pavadinimų prekių. Ir tai yra prekės, ženklinės prekės, kurios realios, tai yra pradedant ten kosmetiką, valinę, rūbais ir baigiant automobiliais. Tai yra visokiausių tipų prekės, kurias mes galėsim nusipirkti. Ir kas įdomiausia, tai tas prekes mes galėsim pirkti naudojant savo balansus. Tai yra pusę pinigėlių už tas prekes turėsim mokėti iš savo kišenės, kaip ir tarsi pirktume bet kur kitur, tačiau antrą pusę galėsim panaudoti iš savo balanso. Tai yra fantastiška pagalba mums visiems, kadangi apart to, kad prekė kainuos praktiškai tik pusę kainos, kitos pusės mes iš kišenės neturėsim ištraukti, bet apart šito, jeigu mūsų komanda taip pat įsigys įvairiausias prekes, mes dar gausim papildomą bonusą. Žodžiu, fantastiška galimybė, visi laukiam išsižioję mūsų e-commerce. Toliau sekantis toks, ne produktas, bet dalykas, kurį privalom žinoti, išmanyti ir būtina prisijungti kiekvieną dieną, tai yra mūsų naujienų portalas. Tai tarsi laikraštis, kurį kažkada senais laikais skaitydavom popierinį. Dabargi jungiamės į portalą, skaitom naujienas, žiūrim nuotraukytės. Bet šitokiu būdu labai stipriai padeda mūsų kompanijai, kadangi kuo dažniau lankomas mūsų portalas, naujienų portalas, tuo daugiau įvairios didelės kompanijos moka mūsų kompanijai už jų reklamą. Ir vienareikšmiškai mums tai labai rūpi. Kodėl? Todėl, kad kompanija 70% savo pelno atiduoda mums. Vadinasi, kuo daugiau gaus ji, tuo daugiau gausim mes tiesioginė to žodžio prasme. Taip kad priimkim tai kaip mūsų pareigą kiekvieną dieną, nors vieną kartelį įkišt nosytę į Libertacijos naujienų portalą. Beje, lankomumas jau šiai dienai mūsų portalo yra 10 milijonų užėjimų kasdieną. Na, toliau, jeigu iki šiol mes kalbame, ir čia ne visi dar produktai, bus jų daugiau, kas kart ir daugiau, tačiau visi tie produktai, apie kuriuos kalbėjau, tai buvo produktai pasirinktinai, noriu perku, noriu neperku, noriu naudojuos, noriu nesinaudoju, kaip sakiau prieš tai, iš pradžių tiesiog kompanija leidžia mums patiems pasirinkti, duoda įvairias galimybes, tačiau renkamės mes. Ir vienintelis dalykiukas šitoje kompanijoje, kas yra privalomas, būtinas visiems, bus tiksliau privalomas, būtinas visiems, šiandieną vis dar jo neturim, tai ateis greitų laikų, bet kol kas dar nėra, tai yra produktų rinkinukas, produktų kitukas, kuris bus privalomas kiekvienam ir jis įvedamas dėl įstatymų, įvedamas dėl to, kad mūsų kompanija pagaliau suderino su visų valstybių įstatymais, kad kur bežengtumėm, kad visam pasaulyje būtumėm legalūs. Ir todėl tinklinio marketingo kompanija privalo pardavinėti produktus savo nariams. Mes turėsim pirkti kitukus, tai yra produktų rinkinukai. Mažiausias iš jų kitukas, bazinis kitukas, toks pagrindinis, paprasčiausias, tai yra jo kaina bus $5. Juokinga kaina, bet jis būtinas, kaip ir visi likusieji, tam, kad būtume visiškai 100% legalūs. Juokinga kaina, todėl kad iš tikrųjų, kur jūs girdėjot, tokią mažą kainą, kurią mes turėsim mokėti už kituką. $5, 2 kavos puodeliai. Per mėnesį laiko 2 kavos puodeliai. Neišgersim tų 2 kavos puodelių. Ar nusipirksim dešros trumpesnį gabaliuką, ar sūrio mažiau vietoj 200 gramų 150. Kažkur kažkiek truputėlį sutaupysim. Ir net ir tie žmonės, kurie visai negali, ypač tie žmonės, kurie visai negali pragyventi, jiems šito reikia. Nes
Tai yra galimybė išsikapstyti pagaliau vieną kartą ir visiems laikams iš bėdų. Galit sakyti, tu čia kalbė apie 5, bet aš matau ir $50. Taip, pats didžiausias kitukas, produktų rinkinukas $50, tačiau šis kitukas jau pažengusiems, šis kitukas žmonėms, kurie jau uždirba iš tikrųjų gerus pinigus. Taip kad tie $50 jiems irgi kaip dulkelytė palyginti su tuo, ką jau jie šiandieną uždirba. Tačiau šiandieną mes dar neturim šitų kitukų, jie greitai ateis, taip kad kai ateis, mes tada išnagrinėsim viską iki smulkmės, ne? Kol kas tik tai žinom, kad jie bus. Na ir be abejo, žmonės, kurie mėgsta pardavinėti, galės užsidirbti nuo pardavimų, tai yra nuo produkto kainos, nuo 10 iki 25%. Tai yra tiesiog papildomas bonusas, jeigu tu gaišti savo laiką, jeigu tu parduodi produktus, o yra žmonių, kuriems patinka parduoti, kurie tai daro eilę metų jau. Tiesiog yra žmonių, kurie mėgsta pardavimus, fantastika, aš jiems labai pavydžiu ir šitie žmonės tiesiog užsidirbs gerą papildomą bonusą. Tačiau apart to, kad jie užsidirbs papildomą bonusą, tai šitie žmonės, kurie mėgsta pardavinėti, turi dar ir karjeros tokią laiptinę, ne, tokie 4 karjeros laipteliai ir užlipus ant kiekvieno iš tų laiptelių tiesiog kompanija padovanos dovanėlę. Pirma dovanėlė ir pirmas laiptelis, kaip matote, išmanus telefonas. Jeigu žmogus daugiau pardavinė išmoko, gerai pažino produktus ir be abejo tam, kas tiems, kas mėgsta pardavinėti, su laiku jie pardavinės daugiau, todėl kad plečiasi jų pirkėjų tinklas ir vienareikšmiškai pažįsta geriau produktus, ateis vis daugiau naujų produktų, žmonės galės parduoti daugiau ir toks antras laiptelis, 1200 pardavimai už $1200 kas savaitę. 3 mėnesių bėgyje atneš jums dovanėlę nešiojamą kompiuterį. Sekantis jau dideli pardavimai, tai yra vyresnysis vadybininkas, metų bėgyje pardavimų už $800,000, tačiau dovana, prabangus automobilis, dovana tikrai verta dėmesio, verta pastangų, juolab, kad automobilį galėsite išsirinkti, kokį jūs norit patys. Na ir paskutinis toks laiptelis šitoj karjeroj, pardavimų vadybininko karjeroj, tai yra meistras vadybininkas, dar daugiau pardavimų metų bėgyje, tačiau dovana iš tikrųjų labai verta dėmesio, tai yra vila, tai yra didžiulis namas, kurį galėsite pasirinkti kur nori. Na ir tuo pardavimus baigiam, toliau pakalbėsiu apie, kaip jau sakiau, apie reklamą ir komandą. Kalbėsim kartu apie šitus du dalykus ir kalbėsim būtent apie tai, kaipgi čia mes galim pradėti tą verslą, neinvestuodami. Taigi, kiekvienas iš mūsų užsiregistruojam šitoj kompanijoje ir pirmas dalykas, ką mes gauname, tai mes gauname dovanų bronzos paketą. Bronzos paketą ir virtualų ofisą. Kas yra tas bronzos paketas? Labai visada akcentuoju tai ir dar kartą pakalbėsiu, kad suvoktumėt, suprastumėt, kad bronzos paketas tai dar ne verslas. Jeigu prisimenate, aš pradžioj sakiau, kad kompanija suteikia galimybę pradėti verslą be investicijos. Bet iš kitos pusės puikiai turit suprasti, kad verslas be investicijos neįmanomas. Vadinasi, kur čia šuo pakastas? O šuo pakastas tame, kad būtent šitas bronzos paketas, kurį jums kompanija padovanoja, tai šitas paketas yra skirtas tam, kad jo dėka užsidirbtumėt investiciją. Užsidirbtumėt pinigėlius, kuriuos po to įdėsit į verslą. Va tada jau pradėsit daryti verslą. Taigi, šitą bronzos paketą priimkit kaip tokią dovanėlę, kurios dėka sukaupsit pinigėlius jūsų verslui.
Ir kągi, kokiasgi galimybės duoda mums tas bronzos paketas. Visų pirma, tai jame jau turime 10 GB laisvos vietos, tai yra jau galime pradėti kelti mūsų įvairius archyvus iš kompiuterio į debesėlį. Bet kas svarbiausia, tai šitam pakete jau mes galime žiūrėti reklamas. Kaip sakiau, kiekvienas iš mūsų gauna virtualų ofisą ir 5 kartus per savaitę, 5 dienas per savaitę turim užeiti į tą savo virtualų ofisą ir kiekvieną dieną pažiūrėti po 15 reklamų. Kiekvienos reklamos trukmė 90 sekundžių, tai reiškia pusvalandžiukas ir mūsų dienos darbelis padarytas. Tokiu būdu per dieną mes gausime po $3. Mažai, žinoma mažai, bet tai tik galimybė užsidirbti pinigėlius verslui. $3 per dieną, 60 per mėnesį. Iš tų 60 per mėnesį 30 kompanija mums įdeda į mūsų taupyklę. Tai yra pusę sumos mums įdeda į taupyklę, kad nešautų mums į galvą, kada būtina, kada reikia, kada negaliu išsiversti, kad nešautų mums į galvą pasiimtų pinigų. Kad vis tik tai sutaupytumėm, kaip jau sakiau, šitas paketas tam, kad sutaupytum pinigėlius verslui. Būtent todėl kompanija pusę tavo uždirbtų pinigų deda į taupyklę. Tau neleidžia jų nusiimti, bet taip juos galėsi dėti į verslą. Na ir be abejo komanda, jeigu tu pamatei savo išeitį čia, jeigu tu jauti, kad tau reikia išsikapstyti ir yra žmonės aplinkui čia, kurie tau sako, mes tau padėsim, viską suprasi, viską išmoksi, dirbsim kartu, tik nenuleisk rankų. Jeigu tu jauti, kad tau šito reikia, tai daryk tu, bet šitą galimybę, šitą fantastišką galimybę duok ir savo žmonėms, duok ir savo artimųjų tarpui, duok savo broliui, savo sesiai, savo mamai, savo vaikui, duok savo draugui, duok saviškiam. Galiu prisipažinti, mano pats pirmas žmogus į mano komandą buvo mano sūnus, antras mano brolis, trečias mano dukra, toliau ir mama ir visi kiti, nors mamai 80 tuoj sueina. Taip kad tai dalykas, kuris iš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip galėčiau dirbti čia, jeigu būčiau šitokį gerą šansą, tokią gerą galimybę, jeigu būčiau nuslėpus nuo savo artimųjų. Ir būčiau turėjus tik aš viena, o jie neturėtų. Taip kad jeigu tu matai, kad čia tau išeitis, tai žinau, kad tai išeitis ne tik tau. Žinau, kad tai išeitis ir tavo artimiesiems, ir tavo draugams, ir tavo žmonėms iš tavo rato. Jiems irgi gera išeitis. Aišku, ne kiekvienas iš jų pasiims, ne kiekvienas iš jų suvoks, ne kiekvienas iš jų supras, ne kiekvienas iš jų pajus, kad jam reikia. Bet bus žmonių ir sukursi gerą, stiprią komandą. Ir viską, ką darys tavo komanda, už visą komandos darbą, nusipirkęs tą bazinį kituką, viso labo tik $5 per mėnesį, tai yra produktai, bet nusipirkęs kituką jau gausi procentus už įvairius komandos darbelius. Už tai, kad jie žiūri reklamas, gausi procentus, tu taip pat. Už tai, kad jie kuria savo komandą, gausi procentus, tu taip pat. Už tai, kad jie pradeda savo verslą įsigydami geresnius paketus, gausi tu procentus taip pat. Už tai, kad jie pirks produktus iš to e-commerce, kur sakiau 50% iš kišenės ir 50% iš balanso. Už tai, kad tavo komanda ten pirks pigiau negu bet kur, už tai tu irgi gausi procentus. Ir iš visų šitų vietų subyra pinigėliai į vieną krūvą. Subyra pinigėliai į vieną krūvą ir tu pagaliau surinkai, kad galėtum tikrai pradėti savo verslą. Ką tai reiškia pradėti savo verslą? O tai reiškia įsigyti jau didesnį paketą, kur už tą patį darbelį gausi visai kitokius pinigėlius, jau didesnius pinigėlius. Ir šitas paketas kainuoja
400, nu aš apvalinu $400, tačiau tu pats už savo reklamas jau per mėnesį užsidirbsi 100. Tai reiškia, kad per 4 mėnesius vien tik pats žiūrėdamas reklamas, dar nekalbu apie komandos darbą, tik už tavo reklamas per 4 mėnesius jau atsipirko paketas. Aišku, čia vis dar tau pusę tavo uždarbio kompanija deda į tavo taupyklę. Vis dar manoma, kad turėdamas busterio paketą, dar žmogus iki galo nepajuto šito verslo, iki galo nesuvokė sistemos, iki galo nesuprato visko, vis dar jį trupučiuką saugoja, kad dar turėtų kantrybės ilgesniam laikui, kad neišleistų savo visų pinigėlių maistui, nes matysit, ką duoda kiti geresni, pelningesni paketai. Na ir be abejo, toliau vienareikšmiškai dirbam su savo komanda. Kaip čia man važinėja viskas šiandien. Tai va, ir už kiekvieną komandą, pati komanda savaime jau didesnė, jau žmonių daugiau, jau ne tu vienas kuri komandą, o ta tavo maža komandytė, kiekvienas iš jų jau savo kūrė komandą, daugiau žmonių, didesni procentai, daugiau darbų ir vienareikšmiškai, žymiai greičiau susirenka pinigėliai sekančiam paketui. Na ir be abejo, surinkus pinigėlių sekančiam paketui, neskubam išleisti niekam kitam, kaip tik dar gerindami savo padėtį versle, tai yra įsigydami sidabro paketą, jo kaina $900, tačiau jau čia tik už tavo paties reklamas tu gauni 240 per mėnesį, jau geresni pinigėliai ir čia jau nėra taupyklės. Čia jau kompanijos vadovai mano, kad pajutai, kas yra šitas verslas. Išėjai iš pavojingos zonos, iš pavojingos ribos, jau tu suvokiai šito verslo esmę ir jau esi žmogus, kuris gali pats savaime be niekieno pagalbos planuoti ir toliau daryti darbelį. Žodžiu, vienareikšmiškai toliau būtiniausiai dirbam su savo komanda ir toliau vienareikšmiškai didėja procentai už įvairius komandos darbus. Ir tokiu būdu dar žymiai greičiau, patikėkit, tie, kurie mes praėjom visą šitą kelią, tikrai gali jums patvirtinti, kad kuo didesnis paketas, tuo žymiai greičiau kaupiasi pinigėliai ir pagaliau galim įsigyti dar vieną paketą, auksinį paketą. Jo kaina 1600, kaip ir anksčiau per 4 mėnesius, vien tik savo reklamom susigrąžinai savo pinigėlius ir toliau dirbi su komanda. Čia vėlgi, kaip ir anuose, didėja procentai už kiekvieną darbelį, kurį daro tavo komanda. Aišku, aš tų procentų čia neminėsiu, todėl kad šitie skaičiukai galvoj tikrai nelieka nei pirmą, nei antrą kartą su laiku, po trupučiuką matysit, kad už visus komandos darbelius paprasčiausiai gaunat daugiau. Komanda auga ir procentai auga. Ir auksiniam pakete jau susirenka pinigėliai dar greičiau. Ir pagaliau pasiekėm platinos paketą, tai yra prieš paskutinis paketas, $3000. Jo galimybė mums užsidirbti vien tik savo reklamų žiūrėjimo 800 per mėnesį. Na ir be abejo, toliau dirbam su komanda, čia viskas tas pats, darbai tie patys, procentai auga, komanda didėja, viskas žymiai greičiau, kol pagaliau pasiekėm jau paskutinį paketą, vizionieriaus paketą, kurio kaina, kaip matote, $6000, bet už savo reklamas jau mes gaunam 1400 per mėnesį. Net ne per mėnesį, iš tikrųjų tai gaunam per 4 savaitės, o per mėnesį yra šiek tiek daugiau. Na ir kad sulygintumėt, kad suprastumėt, kad suvoktumėt, kodėl iš tikrųjų reikėjo taupyti šitam paketui, kad pagaliau jį pasiektume, tai sulyginkim su pačiu pirmuoju. Mūsų dovaninis paketas, bronzinis paketas per mėnesį laiko, už visą mėnesį darbo mums atnešdavo viso labo $60. Čiagi mes per vieną dieną pažiūrim 5 reklamas ir gaunam 80. Va mūsų kelio tikslas, va mūsų geriausias, pelningiausias paketas ir būtent todėl jau visai kiti pinigėliai. Be abejo, visą šitą kelią, kol praeinam, kol kylam nuo paketo link paketo, nuo paketo link paketo, visą laiką
toliau tęsiam darbą su savo komanda. Komanda vienareikšmiškai auga, vienareikšmiškai didėja, atsiranda daug didesni rezultatai, žmonės daug patys jau pradeda dirbti, patys pradeda kurti savo komandą, jau čia žymiai daugiau komandoje narių ir be abejo jau čia gauname visai kitus pinigėlius. Na ir be abejo, apart šito, ką jau papasakojau, dar yra pora bonusų, ties kuriais noriu sustoti. Pamėginsiu labai trumpai. Vienas iš tokių bonusų tai yra greitasis bonusas, tai yra komisiniai už tiesiogiai nupirktus paketus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai aš pradėjau kurti komandą, tai buvo žmonės, kuriuos aš pati asmeniškai kviečiau į šitą verslą. Ir tie žmonės yra mano pirmo gylio žmonės, arba pirmo lygio žmonės, arba mūsų tiesioginiai žmonės. Tai kiekvieną kartą, kai mano tiesioginiai žmonės pirks mokamus paketus, kiekvieną kartą aš gausiu greitą į bonusą praktiškai minutės bėgyje. Jeigu perka boosterį, aš gaunu 30 ir taip didėjant iki vizionieriaus, kur aš gaunu $300 už tai, kad mano žmogus nusipirko šitą paketą. Gausiu net tuo atveju, jeigu aš vis dar nemokamam pakete, jeigu aš vis dar pati nespėjau pakilti į didesnį paketą, o kažkas panoro įsigyti jau mokamą paketą, aš vis tiek gausiu šitą bonusą. Na ir sekantis bonusas, ties kuriuo sustosiu ir ko gero daugiau prie nieko taip labai nesustosiu, tai yra taškai, tai yra taškų bonusas. Noriu ties jo sustoti, nes jis labai svarbus, jis labai ypatingas ir noriu, kad šiek tiek bent trupučiuką suprastume. Taškai ateina pas mus tik vienu vieninteliu keliu, tai yra paketų pirkimas. Tai yra visi žmonės perka paketus, o visi juos nori pirkti ir visi juos pirks, todėl kad kiekvienas didesnis paketas mums duoda daug didesnį pelną. Vadinasi, visi žmonės siekia pirkti kuo greičiau, kuo didesnius paketus. Visi perkami paketai mums atneša taškus. Ypatybė. Taškai niekada nenusibraukia. Tai reiškia, kad kiek tu besurinktum taškų, sekantį mėnesį turėsi daugiau. Ir dar sekantį, dar daugiau. Ir dar sekantį, dar daugiau. Ir taip kiekvieną mėnesį tu turėsi daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau taškelių. Tai labai svarbus faktas, kai pradėsi dirbti, pajusite. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad esam pionieriai, kad esam vieni iš pirmųjų, kad kompanija dar tik vienus metukus te gyvena, kad kompanija dar dirbs ir padarys gigantišką darbą visam pasauliui, kad ateis dar milijonai žmonių, prisijungs prie mūsų milijonai žmonių. Mes jau esam. O tai reiškia, kad visi, kurie paprasčiausiai nesustos kaip tam sporte, jeigu tu nemesi, kai tau sunku, jeigu tu žinai savo tikslą, jeigu tu nori pasiekti savo tikslų, pasiekti rezultatų, tau šiandien sunku, nieko tokio, šiandien problemos, nieko tokio. Kaip ir mūsų versle, tau šiandien sunku, nieko baisaus, kažkas pasakė, tu durnas, nieko baisaus. Žinai, kur eini, žinai, kodėl eini. Neišvengiamai surinksi visus taškus, kiek jų reikės ir pakilsi iki aukščiausio karjeros laiptelio. Tuoj aš papasakosiu, kas iš to. Bet taškai ne tik kelia karjeros laiptais, o taškai apmokami grynaisiais. Tai yra nuo 15 iki 30% nuo mažesnės kojos taškų gaunami pinigėliais, gaunami grynuosius. Taigi, ir tokiu būdu labai greitai perbėgu per karjerą, per karjeros laiptelius, tai yra pirma kvalifikacija, Ruby kvalifikacija, 30 000 taškų. Beje, Lietuvoje jau turim vieną Ruby gyvenantį Lietuvoje, tai mūsų Janina. Ir pirma kvalifikacija atneša dovanėlę planšetinį kompiuterį. Tačiau pasiekus šitą kvalifikaciją, taškai nenusibraukia. Toliau sumuojasi taškai ir sekanti kvalifikacija 70 000 taškų, Esmeralda.
ir dovanėlė nešiojamas kompiuteris ir projektorius. Toliau sumuojasi taškai, deimanto kvalifikacija, kelionė 2. Pagaliau galim pailsėti. Sekančią kelionę gausim kruizą visai šeimai, kai pasieksim 2 deimanto kvalifikaciją. Kai pasieksim 3 deimanto kvalifikaciją, jau čia galėsite išsirinkti automobilį, kokį tik pageidaujate. Na ir paskutinis karjeros laiptelis, tai yra ambasadoriaus kvalifikacija, 25 milijonai taškų. Dovanėlė, kaip matot, pasirinksit nameliuką, kur norit, kokį norit. Bet šitoj vietoje aš dar noriu atkreipdėmėsi, 25 milijonai taškų. Ką tai reiškia? Jeigu prisimenat, sakiau, kad nuo taškų gauname nuo 15 iki 30% grynaisiais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad auksas, platinas ir vizionierius gauna 30%. Vadinasi, kylant kvalifikacijos laiptais, praktiškai vos ne visi taškai tau mokami 30%, nes tas pirmus paketus prašoksi pakankamai greitai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus pasiekė šitą kvalifikaciją, jau grynaisiais vien tik už kvalifikaciją gavo apie 7 milijonus dolerių, nekalbant apie visus kitus bonusus, apie reklamų žiūrėjimą ir apie visą kitą. Taigi, tokios galimybės. Dar čia būtų daug ką galima paminėti, nes aš, kaip sakiau, iš pradžių sistemoje daug niuansų ir daug detalių ir su laiku, kam tikrai įdomu, su laiku tikrai sužinosit ir išmoksit viską. Mes nieko neišmesim jūsų likimo valiai, o kartu dirbam ir toliau kartu dirbsim ir prisijungsit prie mūsų ir suprasit ir ateisit į pamokėlės ir mokinsitės ir suprasit sistemą ir išmoksit dirbti ir padėsim viską. Bet šiandien jūsų sprendimo valanda. Šiandien jūsų, kas žino, galbūt nuo šio vakaro jūsų gyvenimas gali pasikeisti, visiškai pradėti tekėti kitą linkme. Kas žino, gal šiandien tai ir yra ta riba, kuri bus nubrėžta jūsų gyvenime ir sakys iki ir po. Kas žino, galbūt šiandieną jūs priimsit patį svarbiausią jūsų gyvenime sprendimą. Kas žino? Atsakykit savo klausimą. Ir kiekgi galėtum įdėti savęs, kad po pusmečio gautum kas mėnesį po 5-6 tūkstančius dolerių ir daugiau. Ar tu nori tai padaryti? Ir jeigu tikrai labai to nori, kiek savo jėgų galėtum įdėti? Ir laiko, ir pastangų. Ir ar drįstum sakyti, kaip aš jau čia esu girdėjus, aš 3 savaitės buvau užmiršus prisijungti prie savo ofiso. Kur tu nori nueiti? Ko tu nori iš savo gyvenimo? Ar tu žinai, ko tu nori? O gal jau bijai svajoti? Bet tam video sakė, baimė tai yra tas dalykas, kurį reikia nugalėti ir kai jį nugalėsi, pamatysi, kokia jį beverti. Nugalėkim save. Tai va, tiek žinių, labai nedaug, trumpos žinutės. Bet šituo šiandien baigsiu, atrakinsiu jums chatą, galėsit užduoti klausimus, bet dar kartą įspėju, klausimai tik naujokams. Gilesni sisteminiai klausimai, mes visi puikiai žinom, senbuviai, ar ne? Gilesni sisteminiai klausimai ir trečiadieniais, tada jau mes ten galim nagrinėtis visaip kaip sistema ir taip toliau. Šiandieną klausimai naujokėliams, šiandieną jų diena, šiandieną dėmesys jiems ir šiandieną atsakysiu klausimus tik jiems. Tiesiog taip lengviau, taip visiems lengviau, nesugaišim tiek daug laiko, neišbūsim čia kaip iš pradžių būdavom po 3-4 valandas, tai bus žymiai trumpiau. Ir jūsų diena irgi ateis. Dovydas, apie patį bronzinį paketą praklausiau truputį.
Tai Dovydai, jeigu praklausėte truputį, tai jokių problemų galite eiti nes nenoriu vėl iš naujo pasakoti, visi girdėjo ir dabar jeigu aš vėl pradėsiu tą patį, tai visiems bus tiesiog žiauriai nuobodu. Jūs tiesiog eikite į grupę, mūsų grupėje, Facebooko grupėje, pirmam poste yra bent 3 ar 4 konferencijos, jų įrašai. Ten galit paklausyti bet kurį iš tų įrašų ir tikrai surasit viską apie bronzos paketą. Ten suprantu esmę tik tas kit prie bronzos sumaišė mane. Kitukų kol kas dar neturim ir didelės smulkios informacijos apie kitukus neturim, taip kad kol kas dar kitukų nėra, jie bus, bet kol kas dar jų nėra, taip kad šiai dienai gali būti ramus dėl kitukų. Marius, labas. Galima iš karto pirkti paketą už 6000 baksų. Taip, Mariau. Aš kalbėjau, kaip gali žmogus pasiekti, padaryti savo verslą neinvestuodamas nieko, pradėdamas nuo nuliuko ir tik savo darbu pasiekti vizionieriaus paketą. Bet žinoma, jeigu yra žmonės, ir ne tai, kad jeigu yra, mes turime Lietuvoje žmonių, kurie suvokė esmę, kurie suprato verslą, kurie pamatė, kaip tai gerai ir kaip tai naudinga, ir yra žmonių, kurie pradėjo nuo vizionieriaus paketo, kompanija to jokių būdų nedraudžia. Laimutė. Aš labai noriu perprasti šią sistemą ir noriu užsidirbti. Laimutė, tokiu atveju visų pirma, sveika atvykusi, pataikėt neapsakomai tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj. Pirmas patarimas jums. Būkit būtinai kiekvienoje konferencijoje, kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį, kaip šiandien, ar ne, būna konferencijos naujokams, būna konferencijos, šitos konferencijos skirtos, kad ir jūs galėtumėt pasikviesti žmonės. Ir visą laiką antradieniais ir ketvirtadieniais pradedam nuo pat pradžių, supažindinam su kompanija ir taip toliau. Vadinasi, ateikit, kiekvieną kartą girdėsit, kiekvieną kartą vis daugiau ir daugiau suprasit, viskas bus žymiai aiškiau. Čia jūs ir savo žmonės galite pasikviesti. Na, o trečiadieniais jau mes nagrinėjam didesnės temas, platesnės, gilesnės, sisteminės temas, sudėtingesni klausimai, įvairūs tokie landžiojimai. Ateikit ir trečiadieniais. Maža to, eikit į Facebooko grupę ir peržiūrėkit visus video. Daug ten informacijos rasit, daug laiko sugaišit, nežinau, ar per dieną peržiūrėsit, ar reikės 2 ar 3 dienų. Peržiūrėkit visus video, peržiūrėkit viską. Labai daug ką suprasit. Taip kad sveikinu jūs, šaunulė esate ir pamatysit, kaip viską, tik būkit. Svarbiausia visur būti. Ir jeigu visur būsit, pamatysit, kaip viską suprasit ir tikrai užsidirbsit. Giedrius, ar reikia mokėti paketų skirtumą, ar pilną paketo kainą? Kol kas dar vis galima mokėti skirtumą, bet čia jau tuoj pasibaigs šitas niuansas, ar ne? Nežinau kada, neklauskit manęs, bet tų tikrai nežinau. Kol kas yra skirtumas, kol kas galima mokėti skirtumą, bet čia jau klausimas, nors ir atsakiau, bet čia klausimas ne iš šiandien dienos, ne iš naujokų, ne? Dainius, Gita, kai galiu įsigyti o bronzos iškart vizionieriaus paketą, tai taip, Dainiau, jeigu jūs turite, mes visi, kai registruojamės, mums padovanojamas bronzos paketas. Čia jau kito kelio nėra. Kiekvienas iš mūsų registro momentu gaunam bronzos paketą dovanų. Visi, be išimties. Turėdami bronzos paketą, jeigu norit vizionieriaus, jokių problemų, galite įsigyti vietoj bronzos vizionieriaus paketą. Bet registro metu vis tiek jūs gausit bronzos paketą. Kitaip nebūna. Andrius, turiu klausimą apie gyvenamosios vietos dokumento pateikimą, kuris tinka pateikti. Andriu, geras beje klausimas. Tai turi būti koks nors dokumentas, kokia nors sąskaita faktūra,
galbūt mokat už internetą, galbūt mokat už mobilų telefoną, galbūt internetu mokat už tą patį internetą, ar ne, tos sąskaitos tinka. Galbūt turit kokį draudimo kontraktą, kokį ar automobilį draudėt ar kažką tai, kokį nors dokumentą, kuriame būtų jūsų pavardė ir jūsų gyvenama vieta. Nesvarbu, kur jūs registruotas, nesvarbu niekas, svarbu, kad jūs ten gyventumėt. Jeigu jau jokio iš vis dokumento neturit savo vardu, tokiu atveju daug mūsų mergaičių čia taip padarė, bėga į Maksimą, perka maistą, kasoje paprašo, kad išrašytų sąskaitą faktūrą. Būna kai kurios kasininkės, kad sako, duok įmonės kodą, tada žmogus turi pasakyti, man ne įmonei sąskaitos reikia, man reikia faktūros mano vardu. Neturiu įmonės, bet man kaip asmeniui reikia faktūros. Jums tada išrašys jūsų vardu faktūrą, ten jinai paklaus adresą ir viską, ir va šita sąskaita faktūra puikiausiai tinka kaip dokumentas į tą trečią langelį. Girmantas, labas vakaras, dėl debesėlio, kodėl vis dar neveikia, ačiū. Tai kad kiek žinau veikia, debesėlis veikia, tikrai galbūt kaip nors klystat, nemokat prisijungti ar dar ką nors. Siūlyčiau jums Facebook'e pakalbinti Ramūną, čia jis pas mus techninis specialistas. Aš tiesą pasakius nelabai daug ką išmanau, bet tikrai žinau, kad debesėlis veikia. Taip kad labai įmanomas dalykas, kad jūs prisijungdamas ar ką nors kažkur kažką netaip darote. O debesėlis tikrai veikia. Dovydas, kitus galima pirkti iš ten sukauptų pinigėlių, ne Dovydai, kitukus turėsime pirkti iš savų pinigėlių, dėl to Dovydai, jūs rizikuojate būti išmestas iš salės ir užblokuotas. Nebūkite gudresnis už kitus. Įdėjote savo registro nuorodą, aišku, jos niekas nemato, aš tik tai ją matau ir mato moderatoriai. Kiti žmonės jūsų registro nuorodos nemato. Bet aš matau ne tik registro nuorodą, o koks jūs sąžiningas žmogus. Taip kad šiandien į jūsų klausimus aš tikrai neatsakinėsiu. Nebūkite gudresnis už kitus. Šis verslas daromas nepergudraujant. Šis verslas daromas nelipant žmonėm per galvas. Šis verslas daromas padedant žmonėms. Kuo daugiau žmonių pagelbėsi, kuo daugiau žmonių padėsi, tuo būsi sėkmingesnis. Jūsgi lipat čia esantiems žmonėms per galvas. Dovydai, aš jūsų klausimus neatsakinėsiu. Marius sako, ačiū, nežinau už ką, kažką atsakiau. Dainius, kaip pasiimti pinigus neturint kortelės? Niekaip, Dainiau, be kortelės pinigų pasiimti niekaip negalėsite. Vienintelis kelias, jeigu iki šiol buvo pinigėliai pervedami į banko sąskaitą, tai dabar nuimta galimybė persivesti į banko sąskaitą, todėl kad buvo didelių problemų, todėl kad, kadangi, kaip jau aš sakiau pradžioj, kompanija dirba visame pasaulyje, yra valstybių, kurios nepriima iš užsienio pinigų, yra didelių problemų yra Kinijoje, didelių problemų yra Venezueloje, Argentinoje. Žodžiu, būtent dėl daug iškilusių didelių problemų įvedė korteles ir nuėmė galimybę persivesti pinigėlius į banko sąskaitą. Giedrius, ar galima užsisakyti booster paketą neturint kortelės? Kortelė ir paketas jokio ryšio tarpusavį neturi. Žinoma, kad galite tik neužsisakyti, o nusipirkti booster paketą dar neturėdamas kortelės, be jokių problemų. Sandra, labas vakaras. Labai daug informacijos gavau, ačiū už tai, tik neaišku, kaip kurti grupės ir pardavinėti prekes. Kaip kurti grupės ir pardavinėti prekes, čia jau eikite į trečiadienį mūsų pamokėlės, tada viską išmoksit, viską suprasit. Šiandien ne mūsų tikslas mokinti, kaip dirbti, šiandien mūsų tikslas tik pirminė pažintinė informacija. Kiekvieną antradienį ir kiekvieną ketvirtadienį tik pažintinė informacija.
Trečiadieniais jau mes mokomės sistemą, mokomės kaip dirbti, mokomės įvairių dalykų. Taip kad jeigu jūs šiandien gavot pažintinę informaciją ir jaučiat, kad jums šito reikia, kviečiam jūs trečiadieniais, kiekvieną trečiadienį ten mokinamės, kaip dirbti reikia. Skirtingos temos, dabar tik tai kas čia yra ta libertachija, o trečiadieniais kaip ją daryti tą libertachiją. Dainius, jei turiu bronzą ir žiūriu 15 reklamų, o paskui nusiperku vizionierių ir žiūriu 5 reklamas. Darbas 3 kart mažesnis, o moka daugiau. Už ką kompanija moka pinigus? Kompanija moka pinigus už daug ką. Už tai, kad kuriat komandą, už tai, kad žiūrit reklamas, už tai, kad parduodat produktus, už tai, kad jūsų žmonės dirba, už tai, kad jūsų žmonės žiūri reklamas, už tai, kad jūsų žmonės parduoda produktus, už viską. Už tai, kad užeinate ir žiūrite naujienų portalą, nes tai irgi atneša kompanijai pelną. Už daugybę dalykų. Labai man gaila, Dainiau, kad jūs šitą kompaniją į ją pažiūrėjot kaip į klikinimų kompaniją. Daro didelę klaidą, jeigu taip žiūrit, tai toli gražu ne klikinimų kompanija. Jeigu nepriklausėt, pas mus ateina e-commerce. E-commerce tai yra 20 000 produktų, realių prekių turėsim ir pirksim. Pas mus jau veikia loterija, gal girdėjot bankrutavusią loteriją, norėčiau sužinoti. Tai vėlgi visiškai skirtingas šaltinis ir didžiulis pelnas. Labai klystat, Dainiau, jeigu šitą kompaniją žiūrit kaip į klikinimo kompaniją. Gilinkitės, nagrinėkitės. Dar kartą žiūrėkit konferencijas, grupiai yra gal įdėtos ar 3 ar 4 konferencijos, žiūrėkit jas, keletą kartų peržiūrėkit, atidžiai klausykit, žiūrėkit, kokius dalykus daro kompanija ir tada suprasit, už ką moka pinigus. Renata, kur prisiregistruoti adresas internete? Jeigu Renata norit klausti apie prisiregistravimą šitoj kompanijoje, tai turit prašyti, Marius, dar vienas gražuolis, turit prašyti to žmogaus, kuris jūs pakvietė, to žmogaus, kuris jums davė šitos salės nuorodą, prašykit to paties žmogaus, kad jis jums duotų jo registro nuorodą. Matot, kaip greitai matosi, kokie žmonės pas mus vis tik tai. Dovydas savo registro nuorodą, plumpt įmetė, Marius savo registro nuorodą, plumpt įmetė. Tiek Dovydui, tiek Mariui galiu pasakyti, kad kiti žmonės jūsų nuorodų nemato, matau tik tai aš. Ramūnas sako, kad jau jie abu iškeliavę, jau jų čia nėra, jie užblokuoti, jie daugiau negalės kiaulyščių krėsti salėje. Tiesiog vis tiek kalbu apie tai, kad visi kiti žinotų, šitas verslas nedaromas lipant kitiems per galvas. Šitas verslas daromas sąžiningai, padedant žmonėms. Ir Renata, galėčiau aš savo nuorodą duoti, jokių būdų to nedarysiu. Ir niekas iš mūsų šito nedaro, niekas iš mūsų nevagia žmonių, nes nei Dovydas, nei Marius jūsų Renata nepakvietė, taip kad jie neturėjo teisės duoti šitas nuorodas. O jūs, Renata, paprasčiausiai tiesiog paprašykit to žmogaus, kuris jums davė ar atsiuntė ar davė nuorodą į šitą salę, va tas žmogus jums duos savo registro nuorodą. Aistuliukas, noriu pasiguosti, su dideliu užsidegimu kviečiu žmonės į komandą, bet dauguma tiesiog nepatikė. Nežinau, kaip įtikinti žmonės, kad kompanija tikrai mokės pinigėlius. Nieko neįtikinėkit, jeigu reikia įtikinėti žmogų, tai tiesiog negaiškit savo laiko. Mes visi sutikom krūvas žmonių ir iš labai artimų žmonių tarpo, iš draugų, artimų draugų tarpo, kurie paprasčiausiai mumis nepatikėjo. Visą laiką žinokit, kad kiekvienas žmogus turi teisę nepatikėti, kiekvienas žmogus turi teisę neiti su jumis, kiekvienas žmogus turi teisę nedaryti šitą verslą. Bet jūs turite teisę jį daryti, jūs jį pasirinkot ir tiesiog nenuleiskit rankų. Ir yra žmonių, kurie pakviečia 100 žmonių, 101 pasirašo. Ir yra, aš pažįstu, nesvarbu. Svarbu, jūs priėmėt sprendimą
ir anksčiau ir vėliau sukursit labai, labai tvirtą, stiprią savo komandą, paprasčiausiai tiesiog darykit. Nesvarbu, kad pasakė, kažkas nepatikėjo. Aš esu absoliučiai tikra, kad va dabar salėje 124 žmonės, jeigu visų jų paklausčiau, ar yra pas jūs žmonių buvę tokių atvejų kiekvieno iš jūsų, kad kažkas nepatikėjo, esu visiškai tikra, kad kiekvienas iš to 124 ar 25 žmonių, kiekvienas iš jų pasakys taip, manim nepatikėjo. Tai bus, tai realybė, taip yra ir tai bus. Tiesiog reikia priimti tai kaip jūsų verslo dalį. Tai yra dalis jūsų verslo ir yra tai, kad sutiksit žmonių, kurie nepatikės, kad girdėsit žmonių, kurie sakys netgi tu kvaila. Ir tai bus, tiesiog tai priimkit kaip jūsų verslo dalį, kitaip būt negali. Dainius. Ar yra LT žmonių, kurie jau gauna pinigus? Buvau susitikęs su vizionieriumi, su tuo, kuris turi goldą ir platiną, bet pinigų niekad nėra gavę. Kaip ir išeina, kad tie pinigai tik virtualūs, kaip čia? Dainiau, būkit malonus, neskleiskit pletkų, tai visiškai netiesa. Ir vizionierius. Nemanau, kad galit susitikti su vizionieriu, galit susitikti su žmogumi, kuris turi vizionieriaus paketą, tai toli gražu ne tas pats. Ir jeigu susitikot su žmogum, kuris turi vizionieriaus paketą ir kuris jums pasakė, kad čia tik virtualūs pinigai, tai būkit malonus, pasakykit man to žmogaus vardą ir pavardę. Nes jeigu kalbėsim aplinkui, tai čia man aplinkiniai tokie keliai man visai netinka. Mano pavardė Gita Kapočienė, aš turiu vizionierių platiną ir aš jau 6 mėnesius gyvenu tik iš šito verslo ir nedirbu nieko kito. Ir aš nebijau slėptis, aš buvau parvažiavusi į Lietuvą, buvau susitikinėjus su žmonėm, darėm 2 dienų mokyklą didžiulę, seminarą ir toliau grįžau į Ispaniją ir toliau tęsiu šitą darbą. Aš sakau savo pavardę, aš esu Gita Kapočienė, matot mano nuotrauką, aš turiu vizionierių, turiu platiną ir aš jau 6 mėnesius gyvenu iš šitų pinigų. Jevutytė. Dainiau. Aš paantrinu tavo klausimą. Nežinau. Būkit malonus, nekalbėkit tarpusavį, jeigu norit užduokit man klausimus, o jeigu ne, tai tada viso gero ir negaištam kitų žmonių brangaus laiko. Taip, čia Ramūnas dėl nuorodų. Dainius, kaip nusipirkti vizionierių neturint kortelės? Čia jau ne naujoko klausimas, iš tikrųjų ateikit trečiadienį, smulkiai paklausite ir bus viskas smulkiai išaiškinta. Giedrius, ačiū Gita, prašom. Vaidotas Juodis, labą vakarą. Norėjau paklausti dėl dokumentų pateikimo. Ar tinka pateikti pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą? Žinoma, Vaidotai, tinka. Žinoma, tinka, jeigu jūs iš tikrųjų ten gyvenate. Nes kodėl kompanijai nesvarbu, kur jūs registruoti, bet svarbu, kur jūs gyvenat. Kodėl? Todėl, kad ten atsiūs kortelę, ten ateina e-commerce, jūs ten pirksite produktus tame e-commerce. Vadinasi, į ten siūs jūsų produktus, į ten siūs įvairią informaciją. Vadinasi, kompanijai nesvarbu, ar ten jūsų namas, ne jūsų namas ar butas, ten registruoti ar kitur registruoti. Tai, kas svarbu, kad jūs ten gyventumėt. Ir jeigu ten, kur jūs turite asmens deklaruotą gyvenamą vietą, iš tikrųjų ten ir gyvenant, žinoma, kad tinka. Žinoma, kad galima. Vėlgi, jeigu ten negyvenat, tada jūs rizikuojat prarast savo dalykus, taip kad čia jau nuo jūsų priklauso. Auksė, labas vakaras, mane truputį neaišku, kokias reklamas mes žiūrime, nes čia ne reklamos, o oro burbulai. Na, jeigu jums neaišku ir jeigu jūs jau iš karto reiškiat savo nuomonę apie dalykus, kuriuos nesuprantat, jums neaišku ir jau reiškiat nuomonę. Tai jeigu jums oro burbulai, tai nežiūrėkit, jokių problemų. Supraskit, mėly žmonės, mieliausi. Jūsų čia per prievartą niekas nelaiko. Ir jeigu jums atrodo oro burbulai, tai tiesiog išeikite. Išeikite ir neskleiskite, nesakykit savo nuomonės nepagrįstos, nes
Kai žmogus sako nepagrįstą nuomonę, tai jisai save tiesiog juokingai pastato į juokingą situaciją. Jeigu jums oro burbulai, tai paprasčiausiai išeikit. Ir tiek žinių. Mums tai gyvenimas, verslas. Aš iš to gyvenu. Man čia jokio oro burbulų gyventi negaliu. O jeigu jums oro burbulas, išeikit, bet jūsų nuomonė labai menkos vertės, taip kad kiekvieną kartą, kai žmogus sako savo nuomonę, labai neapsakomai gerbiu, kai prieš tuos žmonės, kurie prieš sakydami savo nuomonę informuojasi, suvokia, supranta, sužino ir kai visiškai tiksliai viską žino, tada pasako savo nuomonę. Labai tokius žmonės gerbiu. Darius, sveiki. Kaip vadinasi jūsų Facebooko grupė? Mūsų Facebooko grupė vadinasi Libertache LT. Įrašysi ten į tą ieškiklį ir tikrai suras, man atrodo, nebus problemų. Rūta, ar gali į šią konferenciją pakliūti neregistruoti žmonės? Kaip man sakė, kad galėsiu klausytis tik būdama tikra narė. Ir dar klausimas, kada naujas žmogus turi užsisakyti kortelę? Žinoma, Rūta, kad gali neregistruoti žmonės šitos konferencijos, tam ir daromos. Va, trečiadieniais mes mokomės, kaip dirbti, trečiadieniais mes gilinamės į sistemą, trečiadieniais konferencijos dirbantiems. Bet kiekvieną antradienį ir kiekvieną ketvirtadienį yra konferencijos tam, kad jūs galėtumėt kviesti savo naujokus. Kada naujas žmogus turi užsisakyti kortelę, kada tik jis nori. Ta prasme, kortelės užsakymas nėra prievolė, nėra privalomas. Ir naujas žmogus atėjęs, jeigu pradeda nuo bronzos paketo, paskui boosteris, paskui kyla paketais, savaime suprantama, kad mėnesį 2, 3, 5, gal pusę metų, gal net metus jis nenusijims pinigėlių. Vadinasi, jam noriu užsisakau, noriu neužsisakau. Čiagi įvairūs niuansai, bet dėl šito ateikit trečiadienį ir tada išsinagrinėsim giliau. Dainius, Gita, tu kaip lyderė mums reikalinga LT, kada atvažiuosi dabar pas mus? Dainiau, jūs, gal nežinau, ar žinot ar nežinot, bet aš ką tik tai grįžau iš Lietuvos, aš gal tik tai kokias 2-3 savaitės grįžus iš Lietuvos. Ir ten buvau ir važinėjau po miestus ir darėm seminarą 2 dienų ir taip toliau. O kada atvažiuosiu, tai atvažiuosiu, kai baigsi žiemą. Žiemą tikrai nevažiuosiu, aš ten numirčiau ko gero iš šalčių. Beje, aš ką tik grįžau iš Lietuvos. Vidmantas, kiekvienas žmogus turi teisę rūkyti cigaretes, bet padorieji irgi turi teisę pasakyti, kad tai nenaudinga. Mes čia nesusirinkom kalbėti apie cigaretes. Iktiandras, gyvenat iš šio verslo, gryninatės pinigus, turit kortelę, taip Iktiandrai, gyvenu iš šio verslo, gryninuosi pinigus ir dar neturiu kortelės. Regina, labas vakaras dar kartelį. Gitute, gal galite atsakyti, kai įkišau nosytę į Libertache portalą, tai užsimaniau nueiti į GiveGift ir nusipirkti bilietuką. O dabar ten minimali suma $50, o anksčiau persvedžiau $5. Tai gal pakeitė sumą į 50. Žinokit, Regina, nežinau, gali būti, kad pakeitė sumą, nežinau. Bet tokiu atveju galit pamėginti, jeigu turit PayPal, susimokėkit PayPal'u. Ta prasme, galit neliest savo balanso pinigėlių, tengi yra pasirinkimas ir kito varianto. Jeigu vakar buvot mokyklėliai, tai ten yra galima persivesti pinigėlius iš balanso ir galima pasirinkti tą kitą variantą, susimokėti PayPal'u. Jeigu kartais turit PayPal'ą, tai gali susimokėti PayPal'u už. Ir man atrodo, vėlgi nežinau tiksliai, bet man atrodo, PayPal'u galima ir mažiau mokėti. Bet jeigu yra minimali suma 50, tai labai įmanomas dalykas, kad pakeitė į 50. Tai čia kiekvieno nuo mūsų, kiekvieno priklauso, norim mes tą balansą judinti, jeigu reikia iš ten 50 persivest, ar nenorim, tai tiesiog galit pasinaudoti PayPal'u, jeigu norit. Vaidotas, ačiū už išsamų atsakymą, prašom Vaidotai. Auksė, atsiprašau, nenorėjau jūsų įžeisti, bet tų reklamų tėra vos
4-5 iš 15, todėl ir nesuprantu. Auksė, jūs manęs tikrai niekaip neįžeisite, nes aš žinau, ką darau, žinau, kodėl tai darau ir tai yra verslas, ir tai yra neasmeniniai dalykai ir manęs įžeisti iš vis niekaip neįmanoma, nes tai yra verslas, aš tai žiūriu kaip į verslą, ne kaip į mano asmenį. O kas liečia reklamas, tai aš jau sakiau, rinkit informaciją ir tada kalbėkit apie burbulus. Iš tikrųjų, manęs jūs neįžeidžiat, jūs greičiau įžeidžiat save, sakydama nuomonę, kuri visiškai niekuo nepagrįsta. Tiesiog nekalbėkit šitai. Pirmiausia, susirinkit informaciją. Ir jeigu ją susirinktumėt, suvoktumėt, kad tai šita kompanija toli gražu nėra klikinimų kompanija. Tai tik viena iš mažučių dalykėlių, kurio užsiima kompanija, tai yra tie klikinimai. Pasidomėkit, pažiūrėkit, kuo dar jie užsiima. Pažiūrėkit, ką dar mes gaunam, kas ateina, kas jau yra prijungta, kas dar ateis. Ką tik žmogus klausė apie GigaGift. Apie GigaGift, ar žinot, kas tai yra? Daug visokių dalykų. Ir suprasit, kad tai, ką pasakėt, paprasčiausiai neverta net sakyti šitą. Mindaugas, kiek mėnesių daugmaž galiu žiūrėti reklamytės nesukėlęs dokumentų? Kiek mėnesių? Galit žiūrėti tol, kol jums užšaldys ofisą, išnyks pinigėliai ir tada nežinau, kam jūs jie žiūrėsite. Tai jeigu nesiruošėt kelt dokumentus ir rizikuot norit keletą mėnesių žiūrėti reklamas, tai mano patarimas jų iš vis nežiūrėt, todėl kad ateis diena, kai jums užšaldys ofisą, išnyks sukaupti pinigai, tai kam tada iš viso jie žiūrėti, niekaip nesuprantu. Dainius, žmonės čia apgaulė ir finansinė piramidė. Taip, teisingai, Dainiau, šaunu, kad jūs supratot, įdomu, kaip čia jūs iš 2 milijonų toks vienas protingas. Kur jūs tiek proto sėmėtės, kad suprastumėt dalykus geriau už visus tuos žmonės, visus tuos 2,5 milijonų, kurie dirba, iš kurgi jūs toks protingas atsiradot, kaip gerai, kad mums visiems akis atverėt ir atidarot, šaunuolis, Dainiau, sveikinam. Malonu, kad atėjote, ačiū Dievui, išgelbėjot mano gyvenimą. Tik tai aš dabar mesiu šitą darbą ir jeigu jau gyvenu iš šito ir mesiu šitą darbą, būkit malonūs, išlaikykit mane, Dainiau, galėsit? Fantastika, jeigu taip. Tokių patarėjų pilna. Tik tai visa bėda tame, kad man žmogus, kaip jau sakiau, kuris patarinėja, neturėdama žalio supratimo apie ką kalba, žinot, kaip sako, daug brangesnė tyla, kai žodžiai neturi jokios reikšmės. Tai vertinkit verčiau tylą, nes jūsų žodžių vertinti niekaip negalima. Ir galėčiau dar apie jūs daug kalbėti. Kaip man patinka tokie protingi patarėjai. Daug galėčiau ką pasakyti. Tik tiek, kad man gaila kitų žmonių laiko. Andrius, ar yra elektroninės bankininkystės funkcija? Ji bus, dabar nėra, kadangi kol kas neaktyvuota. Nijolė, jeigu kortelė nebūtina bronzoje, o tada kaip mokėsim už kitus? Už kitus bus galima, nežinau, Nijolė, kadangi kitų dar nėra ir kai ateis kitai, tai bus visos smulkmenos. Taip kad, žinau tik tai vieną, kad vienas žmogus turėdamas kortelę gali sumokėti už daugelio žmonių kitus. Taip kad jeigu žmogus, kuris naujas pasirašė ir nori kituko ir neturi kortelės ir gal neturės mėnesį 2, 3, 5, o gal pusę metų, irgi neturi problemų, todėl kad kitom kortelėm galime sumokėti už kitų žmonių kitukus. Taip kad čia tikrai nebus problemų, apart to, kad kompanija lygtai žada įvesti dar kažkokią kitokią mokėjimo galimybę, taip kad viskas, dar kol kas nežinom, dar jų ir nėra, todėl kad dar nežinom. Daiva, o PayPal galima sumokėti už kitukus, nežinau, ta pati tema, nežinau. Kai bus kitukai, bus daugiau smulkmenų. Kol kas nežinom. Ar įves tokią galimybę? Kol kas PayPal galima sumokėti tik už GigaGift ir už ClickMaster. Bet jie jau yra.
Kai bus kitukai, kas ten žino, galbūt bus galima sumokėti PayPal'u, bet kol kas tikrai niekam to nesakykit, nes tikrai tokios informacijos nėra. Tiesiog dar nežinom. Nors ką ten gali žinot, gali kartais ir būti tokia galimybė. Regina, taip, ačiū, supratau, vakar mačiau, viskas aišku. Prašom, Zita nesigirdi ir vėl garso problemos. Arnelis, kaip prijungti naują žmogų, kuris neturi libertachijos į šias konferencijas? Nesupratau. Kaip prijungti naują žmogų, kuris neturi libertachijos į šias konferencijas? Kaip jiems prisijungti? Tai jūs tiems žmonėms, kurie neprisiregistravę libertachijoje, jiems paprasčiausiai nusiųskite mūsų salės nuorodą ir slaptažodį ir viskas. Jie tą nuorodą paspaudžia, įrašo slaptažodį įėjimo ir tiek žinių, tai labai paprasta. Lygiai taip kaip jūs, tiesiog tiems jūsų žmonėms, kuriuos norit pakviesti, nusiųskit salės nuorodą. Labai paprasta. Dainius, vėl Dainiau, aš paskaitysiu, nes man pačiai įdomu, iki kiek žemai žmogus gali kristi, ne, su savo niekam nereikalinga nuomonė. Kaip ir sakiau anksčiau, niekas dar nėra gavę pinigų Lietuvoje. Turi vizionieriaus paketus, goldus, platinas, bet pinigų dar niekas nėra gavę. Sėdi Ispanijoje ir orą pardavinėja. Tiesiog norėjau pasiskaityti, kaip žmogus žemai gali kristi. Gaila man tavęs, Dainiau, labai, iš tikrųjų man labai tavęs gaila. Gaila ne todėl, kad tu čia tuščia žodžiauji, tie tavo žodžiai niekam čia neįdomus, niekam nereikalingi, todėl kad visi šitie žmonės, kurie salėje, daugybė iš jų senbuviai, daugybė iš jų iš tikrųjų jau nusiėmė pinigus, daugybė žmonių žino, ką daro. Man gaila tavęs, kad tu savo veidą taip rodai ir kad tu prarandi begalinį šansą. Ir kad praeis metai, galbūt pusantrų, galbūt 2 metai praeis, galėsi apsikramtyti nagus, alkūnės nusigriaužti. Tada suvoksi, suprasi ir tada sakysi. Galbūt net nedrįsi niekam sakyti, bet galvosi, o Dieve, koks durnius buvau. Prisimink mano žodžius. Ateis laikas, kai tu šitus žodžius savo mintyse kartosi. Daug kartų. Gaila man tavęs, iš tikrųjų labai nuoširdžiai tave užjaučiu, man tavęs labai gaila. Apart to, kad tu prarandi šansą, tai dar prieš 100 žmonių rodai savo veidą ir rodai savo visišką neišprusimą. Raimonda, labas vakaras, noriu užsakyti kortelę, bet pastebėjau, kad mano banko kortelė Maestro. Tai kaip suprantu, su tokia kortelė pavedimo negalėsiu padaryti. Tai ko gero taip, aš nepamenu, kokių ten kortelių, man atrodo, ten reikalauja Visa ir Mastercard. Man atrodo, jo ten tik tos 2 eina. Maestro reiškia neina. Tokiu atveju viena paprasta išeitis, kas turi reikiamą kortelę, atsiskaitykit su tuo žmogumu, tas žmogus su ta kortelė sumokės už jūsų kortelę, jokių problemų, ta prasme. Galima mokėti, bet kieno kito kortelė, nebūtinai turi būti jūsų kortelė, be jokių visiškai problemų. Dainius ir vėl vargšelis mūsų Dainius. Dainiau, jau baikit kankintis, tiesiog jau atsibodot. Paprasčiausiai, jeigu dar buvo įdomu skaityti iš pradžių, tai jau dabar dar net neįdomu darosi. Apsiraminkit, Dainiau. Jeigu jums, Dieve mano mieliausias, nepatinka, paprasčiausiai išeikit, bet išeikit garbingai, tyliai, paspauskit, va ten viršų yra toks pilkas klavišas, išeiti rašo. Paspauskit tą klavišą ir išeikit, bet išeikit garbingai, kaip garbingas žmogus, nesiterškit čia prieš tuos 100 žmonių. Zita, ar aš čia viena negirdžiu, tai ko gero taip. Eduardas, garsas yra Zitai. Daiva, laikykitės gitutė, mes su jumis ir tikim tuo, ką darom ir mūsų daug, labai daug. Žinoma, Daivutė, aš žinau, man tiesiog gaila tų žmonių, to žmogaus, ne tų žmonių. Man gaila to žmogaus, maža to, kad iš visas pasimetęs ir įsivaizduoja, kad viską žino, tai dar ir savo veidą rodo prieš šitiek žmonių. Tai tiesiog, gaila man to žmogelio. Ir nori juoktis, ir nori verkti, iš to norisi, žodžiu. Zita, taip, tik jūs vienai nesigirdi. Mindaugas,
Pamenat, sakiau, registravau žmogų ir atsisakė duoti dokumentą kopijai padaryti. Ir tokių jau turiu 2 kontraktus tiesiogiai pakviestus. Tai man prisidėtų keli doleriai nuo komandos reklamų žiūrėjimo. Nu taip, Mindaugai, sakėte. Mindaugai, yra toks dalykas, kad tas žmogus, kuris bijo duoti dokumentus, tegul pasiskaito įstatymus. Visos kompanijos, visos įmonės, kurios reikalauja žmonių dokumentų kopijų, yra pasirašiusios dokumentą, įstatymiškai privalomą dokumentą, kuriuo sako, aš imdamas kopijas iš kitų asmenų, pasižadu jas saugoti, kad jos niekada nepakliūtų į trečiasias rankas. Be tokio įstatymo jokia firma, jokia kompanija niekada gyvenime neišdrįs reikalauti žmonių dokumentų kopijų. Tai įstatymai kalba, tai nereikia čia įsigalvoti jokių nereikalingų dalykų, tiesiog tokie įstatymai. Ir jokia firma neprašys dokumentų, negalės to daryti, nes ją labai greitai uždarys. O tas jūsų draugas nebijo duoti savo dokumento, kai eina darbintis, ar nebijo savo duoti dokumento, kai eina į banką? Kam jis apskritai tada pasidarė dokumentus, kad po pagalvę pasidėtų? Žmonės, ko reikia bijotis, bijokimės, bet nebijokim dalykų, kurie absoliučiai realūs šiame pasaulyje. Bijokim gyventi nieko neveikdami, bijokim krizės, bijokim neturėti išeities, bijokim atsidurti vieną dieną be darbo ir neturėti jokios išeities. Ir galvot, iš ko aš šiandien pavalgysiu. Ir kaip aš gyvensiu toliau. Pusė metų eina, metai praeina, 1,5 metų praeina. Niekas nesikeičia. Kuo toliau, tuo blogiau. Kuo toliau, tuo daugiau žmonių be darbo. Iš butų kiek žmonių jau yra išmestų. Gatvėje gyvenančių, po tiltų gyvenančių, gal nematėt gyvenančių žmonių, miegančių kur nors banko užeigose. Va, ko reikia bijoti. Va šito tai reikia bijoti. O kai tau duodamas šansas, teisiškai pagrįstas, tai nežinau tada, ko tada nebijo tie jūsų žmonės. Eduardas, Zita, galite perkrauti puslapį. Aha. Sigita, mes Gitutė su jumis visur ir visada. Ačiū, kad esat žinoma, Sigita. Ir dar 100 kartų susitiksim be jokios abejonės. Vilma, mūsų daug ir mes už Gitutę. Aš mačiau Gitutę, buvo be galo šilti susitikimai, nuostabu ir nepakartojama. Žinoma, kad taip žinau, aš atsimenu jūs visus, kiekvieną dieną apie jūs galvoju visus, peržiūriu nuotrauką 100 ir 1000 kartų. Ir laukiu pavasario. Ir mes žinau, kad labai greitai vėl susitiksim. Kad čia, kad kažkam tai paranoja, atsiprašau už tą žodį, labai atsiprašau, bet iš tikrųjų žmogus turi paranoją. Žmogus jau serga įtarumu, visur matymu, visko blogo. Blogai tam žmogui, nu ką padarysi, visko būna, visko reikia, nieko nepadarysi. Arnelis, ačiū, Daiva. Žinai, Dainiau, nešk kailį, kol sveikas, kol nelikai be kelnių. Va būtent. Vidmantas, Dainius nekrito, bet dar neišaugo. Nu jo, iš tikrųjų tai gali būti ir taip, aš tai nežinau, kiek tam Dainiui metų, bet kartais ne nuo metų priklauso subrendimo žmogaus. Iš tikrųjų esu gyvenime savo sutikus ir žinau jaunų žmonių, bet labai protingų ir labai subrendusių, bet labai nedaug metų turinčių. Ir žinau žmonių gerokai pagyvenusių ir kaip mažvaikių besielgiančių. Tai vat būna visko. Ko gero, Vidmantai, jūs teisus. Regina, Gitutė, gal jau laikas tą dalyką išmesti iš salės, gaila laiko. Nu, laiko tai tikrai gaila, sutinku. Zoja, Ramūnai, mes sulauktą Dainių. Danguolė, labas vakaras. Norėjau pasiklausti. Anksčiau jūs į paštą siuntėt slaptažodį, jis sudėtingas, ar galima pakeisti į lengvesnį? Ne, aš siunčiau kompaniją, taip, Danguolė. Galima jį pasikeisti, einat į profilį,
tame profilyje randat, kur parašyta passwords, paspaudžia tą žodį, kur parašyta passwords ir ten atsiverčia toks langas vien tik apie slaptažodžius. Ir viename iš jų bus parašyta cambiar change password. Tai yra, jūs prašys suvesti tą ilgą, sudėtingą, nepatogų slaptažodį vieną kartą ir apačioj pakartoti 2 kartus jūsų pačios sugalvotą jums norimą slaptažodį. Ir viskas, ir užseivinat, išsaugojat ir tiek žinių. Visus slaptažodžius be jokių problemų galite pakeisti. Ir piną taip pat. Tiek slaptažodį, tiek piną tenai tame skyriuje passwords profilyje galite pasikeisti. Zoja, net iš pykčio vardą sumaišiau. Giedrė, kantrybės kitų mes su jumis, kaip ir sakiau jau kažkada anksčiau, išliks tik stipriausi, o stiprus visada šalia. Vienareikšmiškai. Ačiū jums visiems, iš tikrųjų labai esat fantastiški. Linačka, sveiki, nieko čia nesuprantu. Ateikit antradienį ir vėl iš naujo klausykit. Tarp kita ko net nekeista, kad nesuprantat. Niekas iš mūsų pirmą kartą nieko nesuprato. Viskas po trupučiuką. Tiesiog kantrybės. Ateikit antradienį vėl į konferenciją, vėl viską išklausysit. Jeigu girdėsit antrą kartą, jau bus viskas aiškiau. Žodžiu, tiesiog domėkitės, ateikit į grupę, ten pasižiūrėkit įrašų, video, tokių čia konferencijų keletą įrašų turim grupėje. Žodžiu, po trupučiuką. Visi mes iš karto nieko nesuprantam, nieko tokio, čia viskas normalu. Tomas, ačiū už konferenciją, prašom Tomai. Dainius, Linačka, šypsenėlė, Dainius, liuks konferencija, internetas visą gali. Žinoma, kad taip. Sofija, Labuks, ačiū už kantrybę, Gitute. Nemalonu visiems, kai prisijungia ir gadina konferenciją nemokšos. Iš tikrųjų, ir tiek to, praleiskim jį pro pirštus, nekreipkim į tokį žmogų dėmesio, iš tikrųjų man gaila tokio žmogaus, sugadina gal nuotaiką kam nors. Nesigadinkim nuotaikos. Galiu pasakyti jums tik tiek. Tokie žmonės, nei jie geri, nei jie blogi, jie tiesiog neišprusę. Gal jis kaip žmogus ir labai geras, kas ten nežino, neišprusęs žmogus. Tai neleiskim, kad žmonės, kurie neverti nusinešti mūsų gerą nuotaiką, neleiskim jiem jos nusinešti. Mes ją turim ir toliau turėsim, o tie žmonės tegul tiesiog paprasčiausiai pasitraukia. Jie net neverti nusinešti mūsų gerą nuotaiką. Mindaugas, turėjau omeny, kad apart to, kad palikčiau tuos kontraktus nenaudojamus, bet žiūrėčiau reklamytės tam, kad prisidėtų man keli doleriai iš tų kontraktų. Žinau, tai atrodo truputį negražu. Mindaugai, tai nėra negražu, bet tiesiog susitarkit su tai žmonėm, todėl kad, Mindaugai, žinokit, jeigu be dokumentų, tai jūs gaišit laiką, vargsit, darysit, žiūrėsit tas reklamas, o galų gale gausis taip, kad užšalys ofisą ir prarasit pinigėlius. Tai iš tikrųjų bus sugaištas jūsų laikas. Tai jau verčiau susitarkit su kokiais savo giminaičiais ir ten, nežinau, kiek jums metų, gal jeigu jūs jaunas žmogus, tai gal su savo mama ar tėčiu susitarkit, ar su, nežinau, senele kokia nors. Ar jeigu jūs pagyvenęs žmogus, tai gal su kuo nors kolegom kokiam, nežinau, su broliu, sesė ar su kuo nors susitarkit, su kuo nors, tegul jums duoda dokumentus, dokumentai jokios grėsmės nekelia, atidarykit jiems ofisus ir dirbkit už juos, tai jie žinos, kad jūs dirbat ir jums bus ramu, ir dokumentai bus sukelti, ir žinosit, kad prisiklijuosit pinigėlių papildomų. Aš šitai žiūriu visai gerai ir ne vienas iš mūsų taip yra padarę. Taip kad darykit šitai, susitarkit su žmonėm, o tie, kurie neduoda jums dokumentų įkelti, aišku, baimės čia jokios būti negali, tegul, bet man paprasčiausiai gaila jūsų laiko ir gaila jūsų darbo, todėl kad tikrai, jeigu užšaldys ofisą, paprasčiausiai pradings jūsų pinigėliai, o pradings pinigėliai, tai bus be reikalo sugaištas laikas ir be reikalo padarytas darbas.
Regina. O dabar jau ilsėtis. Ačiukas ir labanaktukas. Labanaktukas, Regina. Artūras Šviesa, ačiū už vakarą. Ačiū Jums, Artūrai. Beje, Artūrui norėjau labai padėkoti. Nelabai galiu daug rašyti grupėje, kadangi jeigu daug rašau, tai mane užblokuoja Facebookas, pats Facebookas užblokuoja už daug rašymą. Todėl labai dažnai nerašau, rašau tik ten, kur jau iškentėti negaliu. Iš tikrųjų, Artūrui norėjau labai padėkoti šiandien už Vilniečių organizavimą. Ačiū labai, Artūrai, esat fantastiškas. Man labai patiko visos mintys, ką rašėte. Labai gerai, labai šaunuoliai visi likusieji, kad organizuojasi, fantastika, liuks, taip turi būti, taip reikia. Šaunuolė, kuri norėjo padaryti susitikimą gruodį. Ačiū Jums labai, Artūrai, kad įsikišot ir surengėt susitikimą 15 lapkričio. Kaip gaila, kad aš taip toli būčiau pati pirmoji, negalėsiu lapkritį. Šaunuolis, dėkui Jums, šito reikia. Jums labai visiems reikia šito, būkit geri, darykit nors vieną susitikimą miestuose per mėnesį. Šaunuolis, Artūrai, ačiū ir dar kartą ačiū Jums labai. Rūta, viski nesuprantu, prie manęs prisiregistravęs žmogus mato mano kojos priregistruotus mano žmonės. Ar taip turi būti? Taip, Rūta, žinoma, kad taip turi būti. Juk mes turime dvi struktūras, viena linijinė, kita binarinė. Linijiniai struktūroje tai jūsų pirmo lygio žmonės visi reikiuojasi pirmam lygį. O va binare žmonės krenta vieni po kitais, žmonės visą laiką kris vieni po kitais. Visiškai normalu, kad jūsų priregistruoti žmonės mato jūsų naujus žmonės, nes jūsų nauji žmonės krenta po jau senesniais žmonėmis. Taip turi būti, taip normalu ir dar kurį nors būtinai junkitės trečiadieniais. Manau, kad greitų laikų mes dar kokį trečiadienį nagrinėsim būtent šitas abidvi struktūras, nes matau, kad daug naujokų jau prisijungia ir jau naujokams darosi sunkiau suprast binarą. O tai reikia suprast. Taip kad manau, kad kurį nors trečiadienį dar panagrinėsim smulkiau binarą. Linačka, ačiū, prašom, Judita. Dėkoju už konferenciją, tik nemalonu, kad šaukštas degutas sugadina visą statinę medaus. Neleiskim to daryti ir nesugadint. Jeigu mes nepykstam, tai mūsų supykdyti niekas negali. Na va, Dainius vėl prabilo, bet tiek to mes jį ignoruosime. Eduardas, Dainius mėtytas ir vėtytas gyvenimo, todėl taip ir elgesi. Gali būti žmogus mėtytas ir vėtytas, bet elementariausias dalykas - pagarba kitiems žmonėms yra reikalingi ir mėtytiems, ir vėtytiems. Ramūnas nuo stalo ant galvos. Zoja, Gita, ačiū labai už atsakymus, visada laukiama Šiauliuose kartu su Ramūnu bei Ryčiu. Tai būtinai Šiaulius nepamiršim, būtinai Šiaulius aplankysim. Deja, buvo neapsakomai malonus vakaras, labai šauniai praleidom laiką. Rytis irgi sakė, jau kaip man patiko Šiauliai, tai žodžių nėra. Žodžiu, iš tikrųjų būtinai aplankysim, būtinai būsim ir aš manau, kad kitą vasarą dar ne kartą. Nes šią vasarą žinot ar ne, kad ten tas ofiso keitimas, uždarimas mums sugadino visus reikalus ir gavosi tik tai vienas turelis. Ateinančią vasarą būtinai ne vieną kartą pervažiuosiu per miestus, 2, 3, o gal ir daugiau. Taip kad iš tikrųjų vasarą padirbėsim labai daug. Ir Šiaulius būtinai aplankysiu, būtinai. Daiva, o aš klausausi visas konferencijas ir naujokams, ir seniokams, nes man patinka jūsų klausytis, pabūti su visais, malonu kaip visada, ačiū, iki kitos konferencijos, dėkoju Daivutė, iš tikrųjų taip ir reikia elgtis, mes juk esam komanda, mes esam kartu, mes esam stiprus būdami kartu. Dainius jau atsibodote, būkit malonus, tiesiog daugiau nieko nerašykite ir jeigu nemokat gerbti kitų žmonių, paprasčiausiai gerbkite pats save. Danguolė, Gita, ką daryti, kai nesupranti anglų kalbos, bandysiu keisti slaptažodį, bet bijau, kad nepavyks. Danguolė, susitarkim taip, kad kai baigsim konferenciją, susitinkam Facebook'e, privačiai mane pakalbinkit, nes grupėse nelabai daug galiu rašyti, paskui blokuoja. Pats Facebookas neleidžia daug rašyti.
kalbinkit mane privačiai, aš prisijungsiu prie savo ofiso, sakysiu, kur jums ką spausti ir padėsiu jums pakeisti tą slaptažodį. Nesijaudinkit, tikrai pakeisit, tiesiog mane pakalbinkit grupėje. Rūta, kaip jūs nusiiminėjat pinigėlius, jei dar neturit kortelės? Todėl, kad Rūta, iki šiol pinigėliai buvo pervedami į banko sąskaitas, korteles įveda tik dabar, pervedimus į banko sąskaitas panaikino tik dabar turiu užsakytą kortelę, palauksiu, kol jinai atkeliaus, nieko tokio. Kortelės pirmosios jau pasirodė ir mes tuo visi gausim korteles, ta prasme, kad neturiu kortelės, neturiu, bet iki kortelių buvo pervedimai į banko sąskaitas. Apart šito buvo dar ir kita galimybė, kuri vis dar yra, tai yra, kai jūs turit atliekamų pinigų balansę, o jūsų komandoje kažkuris narys nori pirkti paketą, tai atsiskaito su jumis, o jūs iš balanso sumokat tam žmogui. Ta prasme, šitokia galimybė ir buvo, ir tebėra, ir bus, taip kad yra įvairūs būdai, o kortelė aš jau užsisakius, laukiu, tuoj turėtų atkeliaus kortelė, imsim kortelę, ta prasme, jokių problemų nėra. Ne tai, kad nebuvo kortelės, reiškia nebuvo galimybės, buvo kita galimybė, buvo kitos galimybės, jos pakeistos į kortelę. Pakeitė į kortelę, valio, dabar kortelę nusiiminėsim. Ir žymiai geriau, kodėl? Todėl, kad bankuose nusėsdavo, dar kažkada Ramūnas man sufleruoja, iš pat pradžių dar buvo ir kita kortelė, kitos firmos, bet ten buvo kortelė tik į vieną pusę, ten buvo kortelė tik nusiėmimui, bet su ta kortelė negalėjai įdėti pinigus ir mokėti už paketus. Netinkama pasirodė. Dabar mes turėsim kortelę į abi pusės. Buvo GPay, o dabar ASAP. Dabar turėsim kortelę, mūsų ASAP kortelę į abi pusės. Ir nuėmimui, ir įdėjimui. Į abi pusės. GPay buvo tik į vieną pusę. O per banko pervedimai į banko sąskaitas tiesiog labai daug suvalgydavo pinigų pakeliui. Taip kad mes labai apsidžiaugiam, kai įvedė korteles, nes tai labai sutaupo mūsų daug pinigėlių. Tai va, tokie dalykai. Taip, kur mes čia pamečiau? Nematau, kurgi čia dabar. Rūta buvo. Daiva, Dainius patenkintas, labai daug dėmesio, ponaitis sulaukėt. Tai taip tikriausiai ir yra. Aišku, žmonėms trūksta dėmesio, tai irgi suprantama. Sigrita, atsiprašau, kaip atsiprašau, ne tai perskaičiau, labai atsiprašau. Sigrita, ačiū už seminarą, o į nesminius dalykus nekreipiam dėmesio ir tiek būtent. Išmoksime nedalyvauti kitų žmonių žaidimuose, čia super pamoka mums visiems. Malonu, kaip visada, klausyti išsamaus pristatymo. Ačiū, Sigrita, jums labai. Apskritai džiaugiuosi jumis visais, iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Janina, ačiū Gitutė, kad jūs su mumis, kaip visada, malonu jūsų klausytis ir mokintis. Ačiū už konferenciją, labanaktukas ir iki sekančių. Labanaktukas, Janina, iki sekančios savaitės, ne taip ilgam atsisveikinam, ar ne? Saulius, kaip gaila pavėlavau, kada kitą jūs būsit Lietuvoje? Sauliau, žiemą tikrai nebūsiu, man ten labai šalta. Ir beje, aš tik tai gal kokios 3 savaitės, kaip iš Lietuvos grįžau į Ispaniją. Taip kad labai greitai dar nevažiuosiu, pavasarį galbūt parlėksiu, arba vasaros pradžioje, arba pavasarį. Žiemą nevažiuosiu, ten labai šalta. Aš čia visą patenkinta, čia pas mus virš 30 dabar. O dažnai kiekvieną dieną bendrauju su lietuviais, ypač su Ramūnu kiekvieną dieną bendraujant, tai jisai ten visaip kaip susiviniojęs į adielą sėdi, sako, negaliu šalčio. Sakau, ačiū Dievui, kad aš čia, pas mus 30. Žodžiu, iš tikrųjų labai bijau šalčio, labai nemėgau visą gyvenimą šalčio, būtent todėl aš esu čia. Andrius. Aš jau 3 mėnesiai kaip dirbu, bet man tai kiekvieną kartą išgirstu kažko naujo ir naudingo. Žinoma taip ir dar daug visko išgirsim, nes kompanija juda, kompanija ištisai kūrė dalykus, kompanija įveda naujienas. Ta prasme, aš dirbu metus beveik. Ir vis dar naujienų yra, nes kompanija neužstingusi, nesustojusi,
kompanija kūrė dalykus. Ar girdėjote apie tai, kad pradeda ruošti projektą, statyti pradės 5 vėjo malūnus, ta prasme elektrinius elektrai gaminti. Mes iš jų galėsim užsidirbti. Daug dalykų, žaidimų portalą mums įves. Visokių daugybė jėgainės, Ramūnas taiso man žodį. Jėgainės, žaidimų portalą, vėjo jėgainės. Visokius dalykus kompanija kūrė ir naujų ir daugiau plečia. Ta prasme, jūs tik pažiūrėkit, kaip kompanija daug visko deda. Ir man gaila žmonių, kurie nesupranta, kurie žiūri šitą kompaniją kaip į klikinimo kompaniją. Dieve sergėk, ne. Šitą kompanija turi klikinimus, bet nieko panašaus neturi su tik klikinimu kompanija. Tai galinga kompanija, kuri užsiima daug kuo ir vis daugiau naujų dalykų ateina, nieko bendro neturinčių su klikinimais. Rinkimės informaciją, pamatysit, koks gigantas ateina, kokius dalykus mes turėsim, kokioj tinkamoj vietoj mes atsiradom. Užvedėt mane, Andriau. Sigrita, labanaktis ir iki sekančio karto. Labanaktis, Sigrita. Nina. Jei man truktų iki kito paketo, sakykime, $5, tai ar bus galimybė tuos dolerius įnešti iš kortelės? Taip, kai bus kortelė, bus viskas greitai ir be jokių problemų, ta prasme. Va dėl to GPay kortelė mums netiko, nes su ta GPay kortelė buvo galima tik nuimti. Dabar ASAP kortelė ir nuimti ir įdėti. Tai reiškia, kad kai jau turėsite rankoje kortelę, į kortelę galima bus pervesti pinigėlius iš savo banko, iš savo kitos kortelės. O su ta kortelė galėsi tuos $5 įmesti į balansą. Va tame ir yra gerai, kad su ta kortelė mes galėsim visai kaip manevruoti, ne, į vieną ir į kitą pusę. Saulius. Tai tada imsim visą Litexpo ar Žalgirio areną ir darysime didelį seminarą. Iš tikrųjų, mes šiemet jau darėm 2 dienų seminarą, Panevėžy darėm šeštadienį, sekmadienį 2 dienas buvom, buvo mūsų nemažai žmonių, ten fantastiškai praleidom laiką, daug dalykų sužinojom, išmokom, ten pat miegojom, turėjom pirtį, ėjom, kas norėjom į pirtį. Ir dar visą vakarienę turėjom iki 4 ryto. Taip kad buvo fantastiškos, naudingos, reikalingos 2 dienos, liuksiškos. Ir be abejo būtinai, kai būsiu vasarą grįšiu, vėl darysim didžiulį seminarą. Tikrai. Vilma, ačiū už konferenciją, Gitu, gero savaitgalio ir iki pasimatymo antradienį 21 val. Lietuvos laiku. Labana, Gitu, sakau, Vilmutė, žinoma, kad susitiksim greitai ir gero jums poilsio, gero savaitgalio. Slavomir, o iš kortelės į savo darbo ofisą bus galima persivesti? Taip, bus galima. Pavyzdžiui, man trūksta 100. Iki kito paketo, ar galėsiu iš kortelės pervesti? Taip, žinoma, kad galėsite. Ar iš kortelės bus galima tik pirkti paketus? Kiek žinau, tai bus galima ir pinigėlius pervesti, ir paketus pirkti, ir kitukus pirkti. Taip kad, kiek žinom, aišku, dabar jau pradeda ateiti kortelės, dabar pasirodys pamokantis video, kaip naudotis tomis kortelėmis, kaip kitą daryti reikės. Kai tik pasirodo video, aš verčiu viską į lietuvių kalbą ir darau video jums. Ir kai tik gausim visą informaciją, viską grupėje duosiu jums. Andrius. Džiaugiuosi pradžiuginęs jūs, Gitute. Jūsų dėka man lengviau bendrauti su tinkamai žmonėmis, šiai nuostabiai galimybei gyventi taip, kaip ir svajojai. Labanaktukas visiems. Žinoma, kad taip. Žinoma, Andriau, iš tikrųjų, mes tuo ir džiugu šitas verslas, tuo ir nuostabu šitas, tuo ir gerai šitas verslas, kad tik tie žmonės, kurie susivokia, kad susiimkim kartu, viens kitą suprasdami, padėdami petys petin, tai išlipsim iš bėdų visi kartu. Po vieną čia nieks nieko negalim padaryti. Tuo ir fantastiškas šitas verslas, kad kuo daugiau žmonių pagelbėsi, tuo didesnį rezultatą turėsi. Ne taip kaip tradiciniam versle. Suprantu tradicinio verslo atstovus. Jie priversti slėpti nuo kitų savo strategijas,
priversti, grubiai tariant, per galvas kitiem lipti, nes jeigu tu neperlipsi kitam per galvą, tai kitas perlips per tavo galvą. Tradicinis verslas tai verčia daryti. Šitas verslas atvirkštinis. Padėk žmonėms ir būsi sėkmingas. Fantastiškas verslas. Nežinau, ar galima ką nors išgalvoti geresnį. Vilma, labanaktis visiems, labanaktis, Lavomir. O ar į savo kortelę galima bus pervesti kito asmens pinigus? Jeigu turit mintyje libertacijos kortelę, tai iš kito balanso negalima bus pervesti. Iš kitos sąskaitos, iš kitos normalios banko sąskaitos, taip, bet iš kito žmogaus balanso į jūsų libertacijos kortelę nebus galima pervesti. Bent jau kol kas taip manau. Andrius, labos nakties, kitas Andrius. Bėdos mane tik sustiprino. Būtent taip, Andriau, būtent taip. Bėdos ir duodamos tam, kad būtumėm daug stipresni. Ir jeigu iš žmogaus atimtum bėdas, problemas, tai žmogus liktų šiltnamio gėlytė, prie pirmos šalnos numirtų. Žmogui bėdos tam, kad jisai sustiprėtų, kad jis pasidarytų tvirta asmenybė, stipri asmenybė, kad jis patikėtų savo jėgom, kad jis suvoktų, kad jis viską gali. Bėdos reikalingos tam, kad taptumėm tuo, kuo esam. Kristina, labukas, dar iki galo nesupratau, kada galima bus iš komandos narių persivesti savo į balansą pinigėlius, už kurį aš dirbu. Jeigu kalbam apie pervedimus iš balanso į balansą, tai galima tik tai tada, kai susirenka balansą 300 ir nuo sidabrinio paketo ir aukščiau. Bet jeigu jūs už kitus žmonės dirbat ir norit savo, tarkim, persiimti savo vardu, tai kai surinksit kitam žmogui 399, tai pirkit busterį, bet jau savo vardu. Ir tada kito žmogaus sąskaita pereina jūsų vardu. Vaidotas, labanakt ir iki kito karto, labanakt. Audrius, ačiū Gita, gero savaitgalio visiems, jau einu namo, gero kelio, Audriu. Slavomir, ačiū labai ir labanakt. Na kągi, labanakt visiems, ačiū jums visiems už tai, kad esat fantastiški, už tai, kad kenčiat, už tai, kad ateinat, už tai, kad norit, už tai, kad svajojat ir už tai, kad siekiat. Ačiū jums ir iš tikrųjų gero savaitgalio, gero poilsio ir susitiksim sekančią savaitę. Labanakt.